Draugai, turiu Jums kvietimą į savo gyvą podcastą gegužės 20 dieną. Nežinau, kada Jūs paskutinį kartą darėt kažką pirmą kartą, bet aš darysiu pirmą tokį gyvą renginį. Noriu susitikti su Jumis, gyvai pasimatyti, nes kartais man tenka Jūs kažkur sutikti vakarėlėje, gatvėje, bare ir taip toliau. Ir prieinat, pasakot, kad vis klausot ir pasižiūrit ir man tai yra labai labai smagu. Atsiprašau, dabar sergu, tiesiog jaučiuosi klaikiai, bet pažadu pasveikti iki gegužės 20 bus gyvas pokalbis su dviem svečiais, tai yra su dviem geriausiais draugais, Evaldu Jasaičiu ir Mindaugu Laskovu, jie yra ir mano bičiuliai. Tai tiesiog noriu kažkaip fainai praleisti laiką su jais, jaukiai, smagiai, atsigerti gėrimų, beje noriu atsigerti ir su Jumis, nes bare servinsim gėrimą, kurį mes gersime ir ant scenos. Tai manau, kad bus tokia unikali patirtis visiems kartu pakelt tostą, pabūt kartu, plus darysim pertraukėlę, per ją bus kažkokių susipažinimo žaidimų, nes aš kažkaip noriu, kad mes visi kartu būtume tokia bendruomenė ir kalbėsime apie draugystę, kadangi pasikviečiau geriausius draugus, jie yra ir mano draugai, pakalbėsim, kokių nuotykių jie yra jau patyrę, prisidirbę ko kartu ir kalbėsime apie tai, kaip susirasti tą geriausią draugą. Žinot, kaip iš vis būnant suaugusiu žmogum susirasti naujų draugų, tikrų draugų. Renginio metu bus dovanų, bus staigmenų, svečių, bus apšildymas, žodžiu, bus labai labai kokybiškas, fainas renginys. Tiesiog manau, kad susirinks labai smagi, gera, draugiška bendruomenė. Tai įsigykit bilietą jau dabar, pačiupkit bilietą savo geriausiam draugui arba tiesiog bičiuliui, su kuriuo galbūt seniai nesimatėt. Ir atvarykit, nes šnekėsim ir apie draugystę, ir apie kūrybą, žodžiu. Tiesiog susitinkam visi, kurie yra alkani ir ištroškę. Paulius Vaitiekūnas, va tik tai paminėjau ir skambinau. Gali atsiliepti. Ar Drikstys vedė Oksaną? Kiek Jūs mokat kovotojam? Šitos istorijos niekada niekam nesu pasakojęs, bet na, tai irgi jau neturiu ką prarasti. Važiuoju. Ar tiesa, kad Rūta Janutienė, buvusi Grinevičiūtė, yra jo motina? Dalis tokių žmonių, tokio tipo žmonių, čia vieną pavardę įvardinau, tikrai yra nuoširdžiai verti tiesiog gaut gerai snukį. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna... Sveiki, alkani ir ištroškę. Šiandien šalia manęs, manau, kad yra labai daug istorijų slepianti asmenybė. Tai yra žmogus, kuris šiaip aš skaičiau, kad daug tave pristato kaip žurnalistą, bet tu pats esi sakęs, lyg tais nelabai mėgsti šito pristatymo, tai mes jį galim taip pasipasakosiu pats kiek, bet jis kažkur... Jo, nu kažkur aplink. Jo, tokį žurnalistinį darbą dirbantis ir daug veiklų, verslų turintis ir dabar ir UTMA bendrasavininkas. Ir sakyčiau, toks talismanas, jis kovos menų šiuo metu. Ja, tai... Gal labiau talismanas. Daugiau savininkų funkcijų atlieka kiti ten ir dirba ir turi dalių, bet taip, nu, tai aš nuo pradžių. Grinevičius, labas, Ignai. Labas. Labai džiugu, kad sutikai pas mane ateiti. Manau, kad mus jie šiaip nemažai dalykų, nes tu mėgsti ir gėrimus padegustuoti, kiek žinau, kiek galiu spėti. Ir mėgsti gaminti maistą ir skaniai pavalgyti. Žodžiu, nespjauni šitą pusę virtuvės, žinai. Ir mėgsti ir tuos ir vakarėlius, ir žmonės, ir įvairias veiklas, tai manau, kad šiandien bus ką pakalbėti. Šiaip aš realiai tave pakviečiau, nes dabar aš esu kovos menų fanė. Aš žiūriu, žinokit, tas visas... Gerai, ar reikėtų sakyti UTMA ar UTMA? Nes UTMA tai jau tas gražusis pavadinimas. Bet liaudiškas dabar jau... Nu, mes labai iš pradžių bandėm dėkti tą UTMA. Taip. Bandėm būti labai tarptautiniai ten iš pradžių ir visą kitą, nors dabar de facto turbūt, kad esam labiau tarptautiniai. Taip. Bet, nu, žinai, čia kalba yra gyvas dalykas. Tai dabar jau, kadangi žmonės vadina UTMA, tai jau ir iš mano, ir iš kolegų, kitų, kas dirba organizacijoje, lūpų, kuo toliau, tuo dažniau UTMA kažkaip išsprūsta tai ir viskas ok. Aišku. Gerai, okay. Nes man ir tos UTMA toks, žinai, sunkiau atrodo. UTMA labai aišku, varom į UTMA, viskas aišku. Tik klausyk, mes gal iš tikrųjų pradėkim nuo gėrimo. Šiaip įrašinėjama dabar pirmadienį, galiu išduoti. Žinai. Taip, žinoma. Pirmadienį, bet mes linksmai pradedam tą savaitę. Kaip manai, koks tu būtum gėrimas, jeigu tavo reikėtų tavo asmenybei parinkti? Nu, čia yra daug galimų variantų, nežinau. Kažkada mane toks kolega, turbūt jums taip pat žinomas Paulius Vaitiekūnas prieš kokius 5 metus yra pavadinęs taikliai tądien alaus anakonda, tai aš esu, nu, ta prasme, kaip ir gal visai alaus žmogus. Taip. Kažkaip būdavo tokie laikai, bet manau, jie daugiau mažiau praėjo, kai kokio, nu, taip Gineso, kokių 10 išgert man nebūdavo ypatingos problemos. Okay. Ir žmonėm būna, kad nustoja būti skanu, man nenustodavo. Tai buvo tokie laikai.
laikai. Tada dar galėčiau galbūt koks, nežinau, džintonikas, nes tai prie visko, žinai, ten prie politikos, prie muštynių tinka. Taip pat, kas čia dar. Esu turėjęs juokingų istorijų su pinė kolada. Taip. Kai kažkada tai su draugu pakeliu į Nidą išgėrėm, žinai, kai yra tokie, Tie dideli tokie kiekiai. Ikėjos tie tokie, kur daug, ten 3-5 litrai. Tai sumaišytas butelis jau tas, ne? Taip, toks krūmiai. rezervuaras, kurio gale yra kranelis ir tu gali ten prisipilti. Taip. Tai aš, būdamas gėręs ten pinė kolados kažkokią versiją, pastarąjį kartą nealkoholinę, turbūt ir kokioje 7 klasėje, kažkur šiaip kaip pieno kokteilį, sugalvojau, kad mums pakeliu į Nidą reikia pasigaminti, žodžiu, tokį kokteilį. Aš ten plakiau, pagaminau, ten su visais kokosų kremais ir kuo tik tai reikia. Ir mes iki Nidos ištuštinom tą. Tai kažkaip ten... Smagi kelionė. Jo, čiatas paskui buvo pavadintas visi gyvi, visi nieko neatsimena, man atrodo. Ir dar vienas yra gyvenimo gėrimas. Gitaristas. Čia, nežinau, kažkada jis buvo tapęs ir viešai populiarių, ten, man atrodo, Tiškevičius su Mikaičiu storiuose eksponuodavo, kaip tai gerdavo. Beje, mes esame įterpę šito gėrimo receptą į vieną iš dokumentikų gamintų apie Rimkenzo, kai jau dokumentika kažkaip pakrypo, kad jinai vyksta nebe apie kovotoją, bet apie operatorių, kuris filmuoja šalia ten, žodžiu, ir taip toliau. Ir jie maišėsi gitaristą, Tai dar tas toksai yra, galiu papasakoti receptą, nežinau, kažkada labai daug jo sueidavo, bet jisai labai daug purvo sukelia visokio aplinkų ir labai daug šiukšlių, tai dabar kažkaip yra sustojęs toks jo vartojimas artimoje aplinkoje, bet kažkada man jį rekomendavo sėdint vienoje sodyboje toks Audrius Aurusevičius ir tada aš pasirūpinau jo nešimu tarsi į mūsų kartą, nes šiaip žiauriai fainas gėrimas. Cukrus, šiaip jį reikia ryte gerti, bet mes geriam vakare. Cukrus, degtinė, citrinos pusėje spaudi, išmaišai iki tokios emulsijos, iki viršaus turėtų būti tokia, aukšta stiklinė pageidautina, kad gerai suputotų, iki viršaus mineralinio, kuo labiau gazuoto ir viską dugnais išgeri. Ir po 5 tau papasakoja, kaip tu praleidai vakarą arba rytą. Toks, sakyčiau, netgi pavojingas gal gėrimas, jeigu jau taip reikia dugnuot, kaip sakant, jis taip iš karto, bet, kaip suprantu, smagių nuotykių nešantis, ar ne? Taip, labai. Ir iš tikrųjų, tu jautiesi po to gerai, nes tu daug vandens išgeri, daug citrinos, viską ten cukraus. Kaip ir nejauti, kaip pasikeičia tavo būsena, žinai. Taip. Ir ryte tai visai nieko, tikrai. Gerai, bet mes nepropaguojam, čia viskas, žodžiu, nealkoholinis, jeigu ką. Taip. Tai daug, žodžiu, viską išvardinai, daug visokių gėrimų ir aš galvojau, ką tau parinkti ir panašiai. Ir aš turėjau šiaip vieną mintį, galvojau, gal raudono vyno atnešti, nes galvojau, tu spėjau mėgsti vynus. Taip. Gal net raudoną labiau, nes jisai tinkamas prie mėsų, kurias mėgstu kepti. Taip. Nes aš girdėjau apie tavo tos kepsinius steikus, tos visus istorijos ir galvoju, jaučiu tu vis tiek žmogus, kuris pasirinktum tą raudoną vyną, bet galvoju, gal bus per daug paprasta ir norėjau tokio, kadangi tu pats esi toksai veiklus, visur esi, viską veiki, tai reikėjo kažkokį gėrimą, kur kažką pamiksuoti. Tai ką aš galvojau, reikia truputėlį tau klasikos įdėti, tai įpyliau viską, kas taip, sakykime, simbolizuoja. Plus vis tiek tie vakarai, toks viskis, man kažkaip čia tos kovos, toks vis tiek šio laikinis gėrimas, bet su klasika. Ir tiksliau, kitas ingredientas labiau su vakarai susijęs, tai yra kolos. Paėmiau, tai toksai, žodžiu, šio laikiškumas, kas irgi, manau, atsispindi tavyje. Ir dar, kadangi aš manau, kad tu esi žmogus, kuris prie visko, ko prisiliečia, tampa auksu praktiškai, tai yra gėrimas su aukso dulkėm. Oho. Tai tokį padariau, žodžiu, klasiką, prabanga ir paprastumas. Viskas viename, manau, gal tikiuosi, tau patiks ir atitiks tavo. Oi, ačiū labai. Tikrai šiaip irgi šitas dalykas Paragauti. Ir šitas miksas tinka ir patinka. Į sveikatėlę. Ir kartu toksai, aš manau, gal ir gana pažįstamas, žinai, ir paprastas toks jaukus gėrimas. Toks, man primena, žinai, studijų laikus gal. Jo, yra ta tokia jaunystė. Taip, kažkaip, tikrai, šitas gurkšnis toksai buvo visai malonus. Ir ar tu žinai, kad viskį su pienu šiaip gerti yra skanu? Ne, bet aš žinau, kad su pienu, tai aišku, degtinė geria, čia klasika yra. Tada šiaip yra, kad tas pienas jis labai keistas, atrodo, ingredientas maišyt su kažkokiais gėrimais, bet jis visai sužyba, sakykime. Taip. Bet viskas su pienu nesu gerus. Tikrai pabandyk, toks tiramisu gaunasi efektas. Labai lengvai galima tokį
pieno kokteilių su tvistu, gal pavadinti. Taip, nemaišyti reikia užgerti. Galima ir maišyti, bet ten nusėda, žinai. Ok, geras. Tai klausyk, kalbant apie maistą, tu vis tiek pats išsidavai, kad šiandien irgi kugelį gaminsi, pavyzdžiui, ne? Tai tu kaip dažnai iš vis per savaitę, ar nežinau, dienoje, gal tu gamini kiekvieną ten savo patiekalą, ir kaip tavo ta virtuvės rutina atrodo? Virtuvės rutina atrodo ganėtinai maniakiškai mano, todėl kad gaminu, jeigu turiu tokią galimybę ir esu namie ir nieko labai ten daug veikti nereikia, tai arba net jeigu reikia, kartais mane tiek įtraukia gaminimas, kad aš kartais gaminu 3 kartus per dieną, pavyzdžiui. Ir to maisto lieka gerokai per daug, paskui reikia kažkur tai išdalinti, kažką tai pasikviesti ir taip toliau, išmesti irgi nedaug dievę. Ar tu gali valgyti, pavyzdžiui, 3 dienas iš eilės tą patį patiekalą? Galiu, jeigu įterpiu kažką dar ir kito. Ai, gerai. Pavyzdžiui, kokį nors ten plovą pasigamini, kurį aš be proto mėgstu. Vat tą man kaip tik teko daryti šeštadienį, berods, jeigu nesumeluosiu. Dabar dar yra likę šiek tiek, tai šiandien bus ta paskutinė diena, vadžinai. Ar kažką ten įsimesi, ne? Ir atšviežini kažkaip atnaujini, ar ne? Ar tu darai tą tiesiog... Kartais atšviežinį atnaujinį, bet ne, dažniausiai šildinį, nebent kokios ten salotos šalia naujas. Aš jau žiūrėjau kažkokį tavo senesnį interviu, kur tu ir paminėjai, kad plovas yra tavo dalykas ir netgi gal net porą interviu esi minėjęs, plovas, tai čia nesikeičia, šitas tavo visą laiką eina per gyvenimą. Plovas, žodžiu, tu esi plovo fanas. Taip, man kažkokio tobulo skonio ir tobulos tekstūros patiekalas. Labai daug ten skirtingų versijų ir taip toliau. Aišku, Lietuvoje kokiose nors maitinimo įstaigose, tai gal tik 2 rasi žmoniškai pagamintą plovą. Kur, pavyzdžiui? Kinza ir Karavansarai Kaune, tai Kinza Vilniuje ir Karavansarai Kaune. Tik neseniai buvau Kinza ir valgiau plovą. Skanus tikrai. Taip, tikrai jie žino, ką daro. O kiti, tai, aš tiek esu nusivylęs, kad jūs kebra daro plovą ir tiek underperforminat ir su salotom šalia ir taip. Taip, bet tu pats suprantu, kad jau ir esi išmasterinęs plovą. Turbūt irgi priklauso nuo ten skirtingų plovo variacijų, gal vieniem patiktų, kitiem ten nepatiktų ir taip toliau. Bet taip, aš stengiuosi kiekvieną kartą gamindamas žengti kažkokį žingsnelį pirmin, ten iš kokių nors jau mažų detalių pradėti sudaryti tą plovo paslaptį. Gerai, bet tu jį darai tipo namie su tuo bliūdu kažkokiu plovu, ar kaip tai gamini? Ar namie tiesiog savo virtuvai paprastai? Galima tiesiog ir savo virtuvai paprastai, skirtumas bus tas, kad nebus dūmo skonio kažkokio tai. Nes jeigu tu ten gamini, pavyzdžiui, pas draugą linkėjimai Simai, Kazanė ir Kamado Bono, tai tada tiesiog papildomo gauni skonio, aromato, tokios, gal net tekstūros tam tikrą prasme. Bet šiaip tai, ir Uzbekistane turbūt žmonės negyvena visi laukuose ten su didžiuliais kazanais ir būtose gyvena ir su puodais. Ir tikrai manoma to pasiekti, nes didžiąją dalį vis tiek kitos maisto gaminimo technikos ir technologijos sukuria, negu kad ten tiesiog ugnis atvira. Gerai, ir tada kitas dalykas, ką aš vis girdžiu, žinai, iš pažįstamų, iš kažkur eina toks balsas apie tai, kad tu darai tos kažkokius steikų vakarienės ar vakarėlis. Prašau, papasakok, prisipažink, kodėl miestas kalba apie tavo tos steikus? Kažkaip prasideda paprastai viskas nuo kokių 2-3 žmonių pakvietimo. Pretekstas būna krepšinio arba kažkokio ten kito renginio pažiūrėjimas. Klasika, taip. Dažniausia krepšinio. Ir tada aš mėgstu improvizuoti gyvenime. Tai tada jau už to užsikabinus, tada ir dar kažkam tai parašai ir kitam negražu nepranešt, kad vyksta veiksmas. O dažniausia maistą gaminti mažais kiekiais irgi yra nepatogu. Todėl ta labai išsiplečia fauna, kuri užpildo tavo namus. Tai turbūt per naujus metus vienas yra buvęs rekordas, tai apie 40 kažkeli žmonės 60 kvadratų bute. Norėjau klausti, koks rekordas, geras. Jo, įskaitant tuos, kurie laukia su kojinėm stovėjo ant žolės tiesiog balkone. Bet įprastai, tai ką žinau, ten 12 kažkur tai žmonių. Kas šiaip irgi daugoka yra. Daugoka, bet dažniausiai visi tie, kurie neužknisa, patinka. Savi. Ir tada labai šiaip tas savi, nežinau, kas tai yra per terminas, nes dažnai labai plačiai mano tas socialinis ratas įsiplečia, gal yra tokių jau labai savų kažkoks ratelis, bet tikrai užtenka, kad su žmogum paprasta būtų būti ir tikrai viskas būna smagu ir kad neprobleminiai žmonės būtų. Jo, bet čia, žinai, gal aš tą savivat ir turiu omeny, kad kaip aš sakau, nereikia parintis dėl kažko, kad ateis pas tave dabar tas žmogus į čia įtampą. Žinai, kur jeigu ateina ir tau tiesiog smagu būti, nesvarbu, kad tu jį ten 2 kartus gal matei gyvenime, žinai, arba ten gal nežinau, ar tavo giminaitis ar kažkas, bet tiesiog toks savas, žinai, toks faini žmonės, kad šilta, jauku jas priimti, nes aš irgi kažkaip vis bandau pasikviesti vis kažko, žinai, pas savį namus, kažką irgi pasigaminti ir tada tai būna tiesiog nebūtinai žmonės, su kuriais tu žiauriai daug bendrauji, kaip tik gal smagu per vakarienę, per kažkokį tokį
Jo. Geriau susipažinti, žinai, su žmonėm, kurie tau tiesiog atrodo įdomus ir savi tokie. Taip, visiškai pritariu. Ir svarbu, kad labai apie save nebūtų žmogus, kad nenorėtų, ten pasakoja, būna kažką, tai ir ten daugiau formos jau negu turinio, labai ekspresyviai pasakoti, niekur nesibaigia, visiems reikia klausyti, tave kreipdėmėsi. Įkaitais tampa žmonės, tiesiog aplinkui. Privalo iš mandagumo paklausyti. Tai gerai, tai tu suprantu, kad žmonės dažniausiai vaišini kepsniais? Nu, labai patogu yra, ypatingai jeigu tai yra pikanija, pavyzdžiui, vaišinti žmonės, nes ją dideliu kiekiu yra paprasta iškepti, jinai yra, tu gali neprižiūrėti nuolat, bet jinai gaunasi fantastinio minkštumo, jeigu ten kelis dalykus teisingai padarai, nereikia į keptuvę ten daug atskirų gabalų dėti, žodžiu, pradėti keptuvėje pabaigiu orkaitį, tai jo, tai yra labai, labai paprasta, bet esu labai daug įvairių dalykų. Ten. Bet iš kur pas tave atsirado šis ta tokia meilė maistui ir gaminimui, nes dažnai žmonėms ir atsibosta gal toj virtuvėje suktis ir taip toliau, tu sakai, aš galiu gaminti 3 kartus į dieną, tau čia kaip hobis. Tai visiškai, aš turbūt neįmanoma uždirbti iš maisto, kiek žinau, ir iš industrijoje dirbančių žmonių. Yra be galo sudėtinga. Jo, be galo sunkus verslas, nėra kaip jo scalinti ten ir taip toliau. Bet tu iš karto apie verslą galvoji, neįmanoma uždirbti, pasilieku šito tik kaip hobį, šito nedarysim verslą. Taip, nu, kažkaip, taip, nežinau. Mielai daryčiau iš to verslą, bet niekada nesugalvojau jau tiek domėdamasis kaip. Tai pasilieku kaip hobį ir jo, ir iš tikrųjų, jeigu turbūt manęs nevaržytų kažkokie kiti darbai ir kitos misijos, yra labai fainų, ten jūtumą vis tiek išvažiuočiau tikrai, žinai, ir viską, bet nu, aš gaminčiau, žinok, serinių būdų, visiškai man sukelia kažkokią priklausomybę. O kada tu atradai šitą pomėgį? Manau, kad buvau kokioj 9 klasiai ir prasidėjo viskas, man atrodo, mano pirmas daiktas, kurį aš norėjau kažkaip išmestrinti, tai buvo čili sriuba. Tada buvo makaronų įvairios variacijos sekusios po to, bet aš jau taip jau nuo pat pradžių kažkaip atsakingai tą žiūrėdavau ir gal visai padėjo tas momentas, kad aš turėjau su kuo aptart tai ir, nu, ta prasme, ir pasimokyti, ir kad pakritikuotų normaliai tai tėvą savo, kuris yra maisto technologas pagal išsilavinimą ir visą gyvenimą praleidęs toj srityje. Kraujyje praktiškai. Jo, ir pats lygiai taip pat ir tiek pat gamina kaip aš, tai po šiai dienai, nu, ne tai, kad čia labai dažnai, bet ten ir pasijuokti mėgstam vienas iš kito, kaip kas gamina ir pasidalinti visokiais ten ar atrastais produktais kažkur pasaulyje, ten ar kažkuo, nu tai va tas ir aplinka tam tiko ir nežinau, ir kažkoks, nu man labai fainas ir atsipalaidavimo būdas, kai kombinuoji, kažką labai gerai gaunas. Jo, nes tau iš tikrųjų, kadangi tu esi... Paulius Vaitiekūnas, va tik tai paminėjau ir skambinu. Gali atsiliepti. Galiu atsiliepti. Paklaus, kada jis man atrašys, nes šiaip turi ateiti pokalbį. Kada tu, blėt, Justinai Gedgaudaitė atrašysi, tu papasakok. Podcast'ą to, ne? Taip, o tu? Tai jai būtinai linkėjimus, aš būtinai atrašysiu. Gerai, seniai, ir tu jau buvai paminėtas, žinok, podcast'e. Kai paklausė, koks gėrimas aš... Ką? Iš gerosios pusės. Nu, aš sakiau, kai paklausė, koks esi gėrimas, kad tu mane esi pavadinęs alaus anakonda labai taikliai. Gerai, žiūrėk, senelė, dabar 2 klausimai. Pats irgi podcast'e dabar... Ai, tu irgi podcast'e, gerai, labai smagu. Dabar, šitą, to prasme, darom imperiją podcast'e. Žiūrėk, pirmas klausimas, ar Drykstys vedė Oksaną? Ne, dar ne, mano žiniomis. Ir rugsėjo 26 laukia didžioji šventė. Per Justinos Gedgaudaitės gimtadienį, taip. Ok, ir tada kitas klausimas. Lietuvos įtakingiausių žmonių sąraše kelintoj vietoj šiuo metu įdėtum Michą? Nu tai top 5, top 3, ką žinau. Tai jeigu šutmos akcininkų sudarytum, tai tiek ir būtų to sąrašo. Gerai, viso, davai, alaus anakonda laikyti. Davai. Gero podcastuko. Nu, tikrai gerai, Lietuva yra podcastų šalis, tai pasakysiu. Tokie netikėti susikryžminimai. Gerai, bet fainai, net pamiršau iš tikrųjų, ką aš nekėjom, žinok, jau tiesiog nunešė mane Paulius į kitą kažkaip. Bet gal apie tą utmą ir pašnekėkim. Gerai, pašnekėkim. Prieš tai kalbėjom apie tai, kaip pradėjau gaminti, bet ten, man atrodo, viską atsakėm. Jo, tai, žodžiu, tavo kraujyje yra tas gamybos dalykas. Šiaip labai gerbiu, kad gamini maistą, kad tau patinka ir tu skleidi žodį, kad reikia gaminti, kad reikia ne tik užsisakinėti maistą, bet ir pačiam ruošti ir darytas vakarienės. Aš irgi, aš siekiu šito savo gyvenime. Vis dažniau dabar, sakau, bandau pakviesti žmonės, tai gal kažkada ir
mes kažkur. Susikirs keliai kaip podcastų. Virtuvėje. Taip, kažkur, manau, kažką paplanuosim. Nors dar noriu vieną greitą klausimą apie gėrimus. Ar tu, pavyzdžiui, šiaip nežinau, mėgsti degustuoti, ar domėtis taip kažkaip, žinai, giliau į ten į vyno pasaulį ir panašiai? Žinok, čia yra mažiau negu su maistu. Man kažkaip, bet žinai, gal ateis tas laikas, nes gėrimai kažkaip tinka man dažniausiai. Taip. Tinka, ką įpila, tą tinka. Gerai, džiaugiuosi, kad... Jeigu tai ne jėgeris, šiaip. Tai yra vienintelis man šlikštus realiai gėrimas. Kaip gerai, bet ir tai tinka kartais. Žinai, aš labai džiaugiuosi, nes būna žmonės, aš pati šiaip mėgstu gėrimų kultūrą ir panašiai, domiuosi vinais, bet man smagu yra, kai tu esi kažkokia, žinai, bendrystė su žmonėm, neišsidirbinėt. Žinai, jau tau pila tą jėgerį ir paimi tą jėgerį. Irgi svarbu dėl kompanijos, gerai leis laiką. Tai vat... Aš turiu vieną gerą iliustraciją apie tai. Paryžiui teko būti per Olimpinės. Ir mes su dviem tokiais rėmėjais lankė miestą. Vienas, man atrodo, yra baigęs ten someljė kursus ir taip toliau. Ir jisai berods, kad 2022 šablį visur ieškojo tuo metu, kad vat, jeigu jau prisėdam kažkur bent jau tokį išgerti. Kitas jo kolega ten yra ir to paties socialinio sluoksnio, ir to paties turtingumo būdų asmenys. Kitas 3 baruose negavęs šablį 2022, sakė, klausyk, man pohui, sėdam fronterą, tegu pila man vienodai rodo, tiesą sakant. Tai va, aš gal tos antros stovyklos, nors jau fronteros nelabai toleruočiau, bet ta prasme, bet aš suprantu jo, kad kontekstą, iki tam tikro lygio smagu pasidomėti, bet jeigu jau norim atsisės pagaliau, tai sėdam, žinau, kad ir ką jau įpils. Tai gerai, keliavam prie Utmos su ta Oksana vis tiek ir Dominiku, kas vyksta? Kiek tai yra marketinginis tas jų kontaktas ir santykis, kiek tai yra reali meilė? Žinai, čia jiem geriausia yra atsakyti. Esmė, kad tikrai jų tėmėjai šito dalyko nerežisuoja. Nevesi jų vestuvių, kaip suprantu. Aš žinau, kad manau, kad teks vest, jeigu planas toks, koks dabar yra. Nes dabargi visi matėm viešai, rugsėjo 26 yra paskelbta, kad laukia jų tuoktuvės. Tai sutampa su ne tik tavo gimtadieniu, bet ir jų tėmė renginiu kitu. Taip. Nes jūs visą laiką, aš labai gerai atsimenu, kad jūs visą laiką per mano gimtadienį darot tą jų tėmė šitus renginius. Ir mes dabar žiūrėjom paskutinę transliaciją. Ir dar jokių, nes jūs sakėt, kad kažkaip paskelbė datą ir sakau, pamatys bus per mano gimtadienį ir rugsėjo 26. Tai gerai, bet geras gimtadienio planas, reiks gal atvaryti. Jo, žinai, tada grįžta žmonės jau po vasaros. Jo. Ir tampa, nors šitas renginys bet kokia atveju įsiparduos, manau, bet jau tampa, tokie suinteresuoti vėl kažkur nueiti iš naujo, kita vertus ir dar pakankamai šilta. Faina, ideali data yra rugsėjo pabaiga. Visos sporto lygos pradeda savo sezonus. Tai ir mes kažkaip pradedam. Ir dar arenų availability nulėmė šitą dalyką. Tai kažkaip taip ir gaunasi. O dėl vestuvių formato, tai turbūt, kad pats Dominikas apsispręs geriausiai. Aš jau kaip mane kvies ten tokiu formatu ir sudalyvausiu, bet jeigu reikės į kunigo kursus, tai irgi tikrai. Aš manau, kad tu galėtum gerai tą visą ceremoniją pravesti. Labai tiktum, šiaip aš siūlau, čia gerai idėja. Aš kažkada žiūrėjau, jeigu žinai, nežinau, yra toksai labai irgi, manau, daug komedijos vertės turintis asmuo, kuris nėra komikas, bet kur bandė išpūst COVID per pandemiją. Tai toks Kenneth Copeland, kurį kažkada ten prigavo, kad jisai private jetais skraido, ten, žodžiu, jis yra milijardierius, man atrodo, ir ten kažką pričina, žodžiu. Ir blemba, žinai, jisai tokį grinai jutėmiai pranešėjo balsų tai daro. Tai aš manau, kad jeigu niekas nepaeis, aš tikrai galėčiau tapti Amerikoje sektos lyderiu. Nes bet kokius šūdus šnekėtum ten in the name of Jesus, žinai. Taip, svarbu pasitikėjimas savim. Ir tiesiog aiškiai pasakyti savo kažkokius dalykus, ką pričini, ir vis tiek ateis kažkokių pasiekėjų. Nori. Tiesiog taip veikia dalykai. Bet kalbant apie tavo... Ir moralės normų nebuvimas dar. Jo, šitas, kas be ko. Tai manau, kad tau ties šitų sunkiausia būtų, žinai, ties moralės normų. Blemba, bet jeigu jau niekas nepaėtų, žinai, tai kažkaip paskui pervešiu Ukrainai dar. Suskustum galvą, kažkaip pakeisim, ten kokią tatuškę varytum ir, sakyt, už tą togą užsimestum ir galėtum būti laisvai šitas... Pričintojas, bet kalbant apie vedimą ir visą kitą, aš sakau, kad tu tikrai esi jų tėmėjai talismanas, nes jau dabar be tavęs būtų sunku įsivaizduoti tas visas kovas, jeigu tau skambina, gali atsiliepti. Dabar valstybinė mokesčių inspekcija. Tai Vaitekūnui pakėlėm dar, VMI gal palauk šiek tiek. VMI, jo, raminkitės, dar ne gegužės 1, žinai. Tai tu turi išskirtinį, nežinau, tokį vedimo stilių ir panašiai, ir tikrai dėl tavęs net įdomiau žiūrėti tas visas kovas. Kaip tu ieškoji to pranešėjo balso, ar tu mokeisi, žinai, iš kažkokių ten Amerikos kovų, ar kaip ruošeisi, žinai, tam vaidmeniui?
Viskas, kaip ir pati UTMA pradžia, gal įvyko ganėtinai netikėtai. Tai netikėtai, kadangi aš tarptų idėjos pradininkų buvau vedėjas tuo pačiu, tai pats ir stojau į ringą, bet man buvo įdomu išbandyti šitą formatą ir pasiteisino tas, todėl kad šiaip labai nesudėtinga yra išlaikyti energijos lygį tam tikrą, todėl kad publika iš karto tu duoda atgal. Iš karto kažką tai reaguoja. Aišku, nebuvo pats maloniausias dalykas, kaip per pirmą renginį dingo elektra. 10 minučių ir ten reikėjo stovėti tiesiog vidury ringo ir ten kažkaip tai Šokti. Ir ten kažkaip tai laukti. Bet šiaip publika duoda feedback atgal, dėl to yra labai smagu. Stengiausi nekopijuoti personažų kažkokių tai per daug, nes jie labai ryškus ir labai lengva būtų atpažinti, jeigu iš užsienio pranešėjų imtum. Toks bendras inspirationas, ką žinau, tai vis tiek pasižiūri, kokia yra eiga to reikalo, ten ką kada pristatyti, vis tiek kažkokią tai reikia turėti struktūrą. Tai esu pasižiūrėjęs tą struktūrą ir tada tiesiog perkelęs ją į savo paties balsą. Nes aš, buvo, pavyzdžiui, kažkada turėjom ten kolabą tokį su Breivu, tokią organizaciją ir jie buvo savo vedėją atvežę. Tai, matai, jisai geba dainuoti. Ta prasme, aš nesugebėčiau dainuoti, mano neveikia ten taip, aš niekada ne. Aš labai norėčiau tai, bet aš visiškai esu nekvalifikuotas. Tai būna tokių pranešėjų, kurie, ten natūraliai jam atveria tam tikras galimybės ir stilių, tai kad jie ten, kažką. Man yra kitaip, mano balsas toks lūžinėjantis, gal šiek tiek, toks, tai bandai ant to ir pavažiuoti. Svarbiausia, aš manau, kad yra kas visą laiką matosi, nepriklausomai nuo to, ten kiek garsiai tu šauksi, ar ten toks vidinis energijos lygis, tai visą laiką labai svarbu tą išlaikyti ir tokį savo vidui excitementą, kad tu lauki tų kovų, koncentraciją kažkokią ir taip toliau. Aš biškį su nagu priliečiau, bet aš gal atšoko tas, laidas. Gerai, ne? Ką tu sakė, energija. Nes visokių gandų, atsiprašau, turi paneigti juos, kad gal vartoji kažkokias medžiagas, gal prisigėręs vedi tą renginį. Kas vyksta? Nežinau, nebent, būni vakare buvęs mamoje, tai gal čia, bet čia turėtų nusodinti tave, nepakelt. Bet, dažniausia yra reikalinga būt, kaip sakyt, kaip tik pačioj geriausiai ir šviežiausiai savo formai Sharp. Todėl, kad man labai patinka tie visi, kur žmonės įstikinę. Ir man rašė. Aš mačiau už komentarą. Kur tapsi, aš žinau, kad taip yra. Aš žinau, kad... Išsiplaivyk vedėjau, kur juokinga, nes tu nedarai klaidų, ten, nežinau, pavardžių sakymai ir panašiai. Tiesiog turi žiauriai daug energijos, kas lietuviams tiesiog, manau, yra neįprasta, ir tada šokiruoja, kad kaip žmogus gali rėkti dabar. Nors čia tavo darbas yra, tiesiog, bet ir tu tą darbą tikrai atlieki labai gerai. Tai, nežinau, komplimentai tau. Jeigu tave pakeistų, aš susinervinčiau. Jau man nepatiktų, Bet klausimas, jeigu netyčia, tu negalėtum kažkada vesti Utmos renginio, kas galėtų tave pakeisti? Gerai rėkti mokančių žmonių Lietuvoje yra keletas. Krepšinėje turėjusi tokių patirčių. Galų gale, kai aš ten negaliu spaudos konferencijų vesti arba šiaip mes pasidalinam, tai yra mano kolega ten, pavyzdžiui, Martynas Nesavas, kuris jau irgi visai šaukt moka tos vardus pavardės, bet aš kažkaip, mane, manau, ir iš kapo pakeltum. Tikrai aš esu ir sirgdamas vedęs nežinau, aktifedė, gal kad tau išdžiovintų, visus snarglius, tai yra, ten, man atrodo, pseudoefedrino, tai yra gal amfetamino atmaina, tai gal atrošiau, labai kažkaip. Tai, bet, žodžiu, baigiant tą mintį, kad suprastume iki galo, tai bet ką tu nežinau, tiesa, jeigu balsas dinginėja, tai kokių 50 gramų konjako yra visai nieko prieš kokią paskutinę kovą, kad tu dar išlaikytum tą, šiek tiek gleivės paleidžia tau ir tada išlaiko balsas dar ten paskutinį kartą. Jo, paskutinį kartą ir tada nutyli. Nors šiaip ten tokie dalykai iki tol, kaip Jello Voices puikiai veikia ir taip toliau, bet šiaip, kad tu išlaikytum kylančią kreivę iki galo, tai tau reikia tiesiog priimti kuo daugiau kažkokio tai tokio natūralaus dopamino, sakykime, publika kyla ir taip toliau. Ir tada ir tau taip yra, nes kitų atveju, bet kokia, net kofeinas tau veikia į viršų ir į apačią. Į viršų ir į apačią. Ten tas lucky punchas mūsų, tai mes kartais ten jo aišku pagrušnojam, bet tai irgi nėra labai gerai, nes po pusės valandos ten kovos svarbėja, o tu jau atsiduri žemiau. Tai... Jo, nes tas renginys šis trunka
kelias valandas, ten vos ne pusę dienos. Jeigu tu ateini nuo pradžių žiūrėti, ten jau turi... Jo, pradedi, pavyzdžiui, gert nuo pradžių ir vedėjas žiauriai daug energijos turi gale. Ir Kaip tau tai yra? Ką daro tas vedėjas? Bet ir žinai, ir galinė kova yra svarbiausia. Ir tu turi ją labiausiai, atrodo, daugiausiai energijos pristatyti, bet tu jau būni išsitaškęs. Tai čia yra tikrai, aišku, veikia adrenalinas, ar ne? Tave... Ten viskas veikia, ten tiek gauti adrenalino, dopamino, nežinau, whatever, turbūt nėra vietos. Čia oficialiai yra vienas maloniausių garsų, o Coca-Cola yra vienas geriausiai atpažįstamų skonių. Dabar Coca-Cola Zero Zero yra naujoje pakuotėje, tai yra 0 kalorijų, 0 cukraus ir jokio kofeino, todėl galite Coca-Cola mėgautis net vakare, kai norite atsipalaiduoti. Jums pažįstamas skonis, tiesiog be kofeino, be cukraus ir be kalorijų, galite dieną, vakare, kada norite mėgautis Coca-Cola Zero. Kaip tu jaudinėsi kiek prieš renginio vedimą, nes tu esi prieš visą areną, žinai, ir žmonės dažniausiai net leidžia klaidų labai lengvai, jeigu tu netyčia kažką, žinai, suklystum ir panašiai. Ar tau yra, nežinau, kiek streso, nes, šiaip, aišku, esi profesionalas, kuris čia ne pirmą renginį vedęs, bet vis tiek, ar tu jauti dar tokį, žinai, virpuliuką? Jaučiu gal labiau excitementą, visada, kai su kažkokiu tiesioginiu interactionu susiję, tai tiek tiesioginė metrį, kiek esu dirbęs, jausdavau, pavyzdžiui, rinkimų naktis. Nu, ne velnio ten nesijaudinu, taip smagu yra. Ir jų tiemiai lygiai taip pat jau ten artėtas renginys ir tu jau ten tiesiog lauki to, žinai, ten tų pirmų žodžių, į kuriuos kažkas tai sureaguos ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar jau kuo toliau, tuo daugiau esu apgalvojęs, pasiruošęs ten skirtingų visokių išeities taškų, arba ten prakalbų, ten kurioje vietoje, ten vėl biški ten nuleist auditoriją, pakelt, ten pauzę kokią įvest, tokią draminį. Tu kaip burtininkas valdai visą. Jo, nes kuo toliau tu to daugiau supranti apie tą auditoriją. O šiaip apie jaudulį kalbant, tai gal iš pradžių tai buvo toks, atvažiuoja kaip į balių. Nu, dabar labai smagu savaitgalis laukia. Nes tavo draugai ten... Jo, mano draugai. Tau šventė, įdomus renginys, žinai. Tai kolegos tie patys yra faini, ten ir kovotojai, ir susirenkam visi vieną viešbutį, žiauriai, šiaip... Smagus vakarėlis. Jo, paskui ir vakarėlis smagus, ir išvyka tokia į Kauną gaunasi, iš Vilniaus, taip kaip man Kaunas toks kaip Las Vegasas Lietuvos, tik dėl renginių išvažiuoja. Geras palyginimas. Jo, tik dėl renginių kažkaip tai ten atsiduri Kaune ir visą laiką kažkam viešbutį gyveni ten ir taip toliau. Tai man iš pradžių būdavo šventė. Dabar man kažkaip atsiranda, jau žinai, kad tie renginiai tokie, ta prasme, ir dalis publikos ateina ne šiaip nusilakt. Nors, manau, aš turiu teoriją, kad tai yra renginys, kuriame daugiausiai išgeriama Lietuvoje. Nes vien pagal trukmę, ta prasme, pagal trukmę ir matant jau po renginio sutinkant žmonės, jie padarė daug. Bet vis dėlto jau ir žiūrovų kažkoks atsiranda kokybinis reikalavimas. Gal nėra visiškai tas pats, kas ten ir kaip ten pristatys, ar ten išeisi, šiaip ten radio balsų pasakysi, ar taip toliau. Tai atsiranda kažkokia tokia atsakomybė, kad tu jau ne tai, kad jaudinėsi, bet jau taip pradedi laukti, ruoštis ten kokią savaitę, ten valgyti net kaip žmogus, ten, žinai, visą kitą, ten kokią, kad ten veidas būtų, žinai, kuo daugiau skyšių netekęs, nei pritelės kokias pavaikštai. Toks atsiranda kostiumo pasisiūnė, žinai, viską. Kostiumas. Klausyk. Šiandien aš praktiškai apsirengiau tavo tą... Taip, mano outfitas. Vėjai iškirptė akinukai. Aš šiandien čeninu Igną. Papasako, kaip tu renkiesi savo tą visą stilių, nes tavo irgi vėlgi yra išskirtinis įvaizdis, visą laiką tas toks iškirptė yra, švarkelis, visa kita. Ar tau atsiūna kažkokie dizaineriai? Ir tu pats susigalvoji ten, nežinau, stilių, spalvas ir panašiai? Linkėjimai Fils ir Rolandai Simonovičiūtei, nuo mokyklos laikų mano pažįstamai, tiesą sakant. Tai pastarėjai 3 kostiumai yra jos pasiutimas, man atrodo, per naujuosius, juos švesdami kartu kažkaip tai išsišnekėjom, kad... Kaip gerai tie baliai, žinai, galyva. Labai gerai, aš sakau, labai gerai. Ir jinai kažkaip vyram nebuvo siūvus ypatingai iki tol. Ir mes kažkaip, kad davai pabandom, tai pasišnekėjom ir pavyko. Bet prieš tai tas,
kad be maikės, tai atsirado iš Worst Behavior, ten kažkokios kolekcijos, man taip išmetė tiesiog ten tą įvaizdį ir ten buvo kostiumas, kurį gali įsigyti ir tiesiog ta nuotrauka buvo, kad žmogus nieko po to kostiumu nedėvė, aš užsisakiau, galvojau, kad gal dėvėsiu, bet tarsi apsirengiau taip geriau tiesiog, gerai. Taip ir nuėjau tą ringą ir tada, kai Rolandas siuvo tą pirmą iš dabar pastarųjų 3 kostiumų, čia sausio Vilniaus renginiui, irgi iš pradžių buvo planuota, kad ten balta maikė bus papačia. Taip. Bet tada aš kažkaip ten užsimečiau, aš buvau neįsiskalbęs deramos baltos maikės. Viskas per atsitiktinumus. Ir jinai buvo tokiu per aukštų kaklų kaip prie to. Ir aš galvoju, gal iš vis, davai be maikės, pabandysiu, kaip prieš tai bandžiau. Žiūriu, ten irgi puikus fitas, ta prasme. Toksai ir nei per daug, nei per mažai. Tada jau buvo toks kitas labai drasus, kai jau nusprendėm be maikių eksperimentuoti. Dabar pastaruoju metu, pastarajam renginiui buvo sugrįžta prie užtruktuko, kad ten jau kiek reikia tiek, bet jo. Vakarui bėgant vis taip. Gali atsisekti. Tapo tokių kaip signature dalykų. Taip, nes tu dabar negali užsidėti maikės, supranti? Aš žinau, kad nebegaliu. Viskas, jau tas Ignas be maikės, viskas taškas. Labai šiaip geras, gerai dirbi čia, toks marketinginis irgi triukas, žinai, įvaizdis, visa kita. Šiaip kalbant... Stengiuosi nuo dirkščio neatsilikti. Turi iš ko pasimokyti. Tai žinai, šiaip jisai yra labai geras marketingo, sakyčiau, meistras savo srityje. Nes jeigu jis nedarytų tiek daug skandalų ir tų visų, nežinau, intrigų, tai turbūt pusė žiūrovų gal neteitų. Nežinau, kaip tu vertini, kiek tie visi marketinginiai tokie, gal sakyčiau, šou elementai atneša žiūrovų ir dėmesio jums? Jeigu juos visus sudėsi kartu, tai beveik visą dėmesį, nes mes galim pasižiūrėti... ir kovas, aišku, ten gal prastesnės, bet organizacijos, kurios ėjo kitokiu keliu, neinvestavo į savo kovotojus kaip asmenybės, neinvestavo į jų įvaizdį, net juos kaip žmonės, ten yra ir daug dalykų, bet ten, man atrodo, paskutiniam renginiai buvo gal iki 1000 žmonių, dabar jau Active Vilnius arenoje, kurioje šiaip telpa, kiek ten 10 000, kokių. Tai, silpnokai, silpnokai. Tai visas tas bendras toksai fonas, visas tas build-upas iki kovų, tai mums atveda praktiškai visus. Jeigu mes Dirkstį kaip tokį skaičiuotume, be abejo, jisai labai svarbus organizacijai, be abejo, labai daug dėmesio pritraukia, manau, šou srity yra nepralenkiamas Lietuvoje, dabar jau Selas netiek, žinai, tai dabar... Jau, Selas užmaršty dabar. Jo, Dirkšį dainuoti nereikia, žinai. Turi kitų talentų, žinoma. Ne, matai, aš manau, kad jeigu jis būtų kažkoks labai, labai prastas kovotojas ir darytų, tai taip neišeitų, bet kadangi jis gali išsidirbinėti dėl to, kad laimi kovas, žinai, jis gali savo daug, manau, leisti ir pateisinamai ganėtinai, nes jisai gerai kovoja. Taip, jis turi visas tas dalis, žinai, padengęs, manau. Kaip manai, nes tu vis tiek dirbi ir su krepšiniu, tu bent jau esi, nežinau, krepšinio fanas ir panašiai. Nes aš esu susidomėjus UTMI kovom, man patinka visas tas šou, man patinka, plus ta kova trunka ten, žinai, nežinau, iki 10, tarkim, minučių, nežinau, ten skirtingai. Ir tu, aišku, matai, nugalėtai, ten smūgiai, žodžiu, dramos, visą kitą. Kaip manai, kiek būtų galima tų dramų ir šou elementų pernešti į krepšinio pasaulį, kad daugiau gal moterų žiūrėtų krepšinį? Apskritai su krepšiniu yra tokia problema, kai aš pastarąjį kartą esu matęs statistiką, kad nei labai jauni vyrai, nei labai jaunos moterys žiūri, ten nėra labai didelio išsiskirimo, bet apskritai tai yra žmonių be pajamų vyresnio amžiaus sportas, bent jau komercinė prasme tapęs. Gal tai yra kažkiek pasikeitę, čia yra kokių 8 metų senumo duomenys, bet tiesą sakant netikiu. O, žinai, su krepšiniu tu tiek to šou, aš nežinau, ar sukursi. Krepšinio lygis yra labiau nusistovėjęs dalykas, ta prasme yra aiškiau ten, kas yra Kėdainių Nevėžis ir Kauno Žalgiris, koks yra objektyvus skirtumas tarp jų. Tuo tarpu, žinai, gera kova ten 2 garsiai kalbančių, nes tas toksai prasidėjo gal nuo Rimkenzo ir Viršilos kovos. Taip. Kažkada tai tas toks, kitoks, sakykime, kovos menų pasaulis. Tai čia toks dalykas gali pritraukti dėmesio. Nežinau, ką tu ten krepšinių turėtum padaryti, kad pritrauktum. Galėtų viena komanda trash talking prieš kitą, žinai. Jo, bet man teko asmeniškai ten daug tokių turėti patirčių, ten kokį 3-3 krepšinį, kaip juos sudomint. Ta prasme, labai yra sudėtinga. Plius krepšininkas vis tiek yra kitokio profilio žmogus negu kovotojas. Kovotojas toks yra, jisai labiau...
linkęs rizikuoti, nes tai jau savaime su tuo susijus sporto šaka, jo statusas visuomeniai dažnai ten from the bottom pradeda labai žmonės. Su krepšininkais jau taip nebėra Lietuvoje, vis tiek kažkokį socialinį statusą turi, nenori jo prarasti, bet ko šnekėti, rizikuoti ir taip toliau. Plus, sakau, nėra tokios lankščiai formuojamos asmenybės, nes gal ir sporto šaka, ne apie tai, čia apie bazinį, kalbant krepšininką. Plus Lietuvoje krepšinis irgi jau šitą reiškia, jau toks kaip pasididžiavimo šalim dalis, taip, solidumas toksai visą kitą. Tai ten sudėtingiau su to krepšiniu, tokiu vidutiniu krepšiniu, sakykime. Kauno Žalgiris, aišku, yra turbūt numeris 1 brandas Lietuvoje. Jo, plus aš galvoju, žinai, galbūt, kadangi tai yra komandinis sportas, turbūt jeigu tu vienas kaip individualus žmogus, žinai, žaidėjas pradėsi daryti kažkokias dramas, turbūt komandos nariai tave bandys, žinai, kažkaip nusadinti, kad tu čia nedarytum dalykų, o kai esi kovotojas, tai tu gali, žinai, tarsi pats už save atsakingas, ką tu pasakysi, tavo reikalas, žinai. Ir vis tiek baigtinė tavo žodžių visas tas yra muštynės, žinai, kur galbūt krepšinė yra tiesiog aikštelė aiškinis, o čia tu gali belekiek šnekėti, nes tau ir reikia muštis. Nu, žinai, toksai, ta baigtis yra labai aiški ir galiausiai įsiaiškini viską ringė, žinai. Tai manau, kad šiaip tiesiog labai gerą šou daro, tai nežinau, norėčiau jūs, giriu, žodžiu. Ačiū labai, bet tame yra didelė dalis smagumo. Man šiaip teko dabar čia skaityti tokius atsiliepimus, kad pagarbos ten iš kovos menų neliko, čia tik tai šou ir apskritai ten, koks rimtas verslas ten galėtų tai remti ir taip toliau. Ir tokių, blemba, aš drįsiu savo pasakyti tokių, šiaip gali egzistuoti ir toks požiūris, bet jeigu žmogui labai yra poreikis to pasipiktinti dar kažkaip ten ir taip toliau. Visada bus tų žmonių, kurie jiem rimta kažkokią nuostabą kelia, tokių netalentingų žmonių, netalentingi, žinai, pasisakymai. Ir man labai patiko tas, nežinau, kada išeis podcastas, bet ten koks rimtas verslas galėtų paremti. Šią savaitę šis kažkas. Šią savaitę. Tai gal artimų metų liks atsakytas, žinai, šitas retorinis žmonių klausimas, kur kartais tikrai, turint omeny, kad bet ką tu darai, tau reikia per dėmesio pritraukimą ir dėmesio ekonomiką kažkaip komercializuoti, o yra žmonių, kurie to stebėsi, taip tiesiog, jos tiesiog purto kažkaip tai ten tai iš vidaus ir taip toliau. Ir bet vis tiek jie žiūri ir vis tiek domisi ir komentuoja ir juos tai pritraukia vienaip ar kitaip. Žinai, jūs padarėt savo darbą. Aš nežinau, bet tiesiog reikia suprasti, kokiu atveju tai įmanoma ir gali būti tvaru ir sėkminga. Ir tie patys kovotojai gali uždirbti, nes aš manau, kad jeigu tu ten su didžiulė ten dvasios pagarba kovotoją nuvesi į rūsį ir jam sumokėsi 200 eurų, tai nebus tikroji pagarba jam, jeigu jis gauna keliasdešimt tūkstančių už kovą, kaip pas mus yra buvę ne kartą, ir šalia egzistuoja dėmesio ekonomika, tai yra tikrasis tvarusis modelis, tada ten yra, aišku, tam tikras balanso klausimas, bet taip yra, taip tiesiog veikia dalykai, tai tiesiog. Gerai, tai kur yra, tarkim, riba, kiek jūs, ko galbūt nedarytumėt vardant šou, arba kur tu pats sakytum, čia neskanu, ar yra toks dalykas? Žinai, svarbiausia, kad visi supranta aplinkui maždaug, kas vyksta ir kodėl vyksta. Tai jau ten pas mus tos ribos visos buvo peržengtos, kadangi tai yra kovotojai, tai per kovą viską galų gale ir išsiaiškina. Jeigu organizacija užsimtų kažkokiam ten tokiom, sakykime, sisteminiam patyčiom ten kažkieno iš kovotojų atžvilgių, ar kažką feikintų, ar režisuotų, ar tartųsi su kovotojais dėl kovos baigčių, čia būtų peržengta riba. O visas promo, kol tu tai gali visiškai skaidriom sąlygom išsiaiškinti ringę ir jos yra užtikrinamos, tiek kalbant apie sakau, tą finansinę dalį, visą tai, kad kovotojas jau gali šiaip gyventi normalų gyvenimą ir kalbant apie pačių turnyrų platformos, visko korektiškumą, tai manau, kad to ir užtenka. O ten promo daly, tai labai dažnai patys kovotojai sprendžia, ką jam daryti ir ko jam nedaryti. Tiesiog. Turbūt irgi būtų gal sudėtinga, jeigu jūs pradėtumėte aiškinti, gal jūs nesakykite to, ar sakykite, tada būtų irgi jūsų režisavimas toks tam tikras. Viskas ir taip puikiai veikia. Matau tikrai labai gerai. Tai gerai, kalbant apie pinigus, tu pats prastai, kiek jūs mokat kovotojams? Ar yra kažkokios ribos, kad ten, nežinau, entry levelis, ar yra, pavyzdžiui, kur nieko nemokat, nes jie tiesiog ateina pasirodyti? Ar nežinau, ar tu čia gali apie tai šnekėti? Ne, vis tiek kažką sumokė. Nežinau, ten gal ten kokia viena kita tokia kova ir buvus, bet dabar taip gal tiksliom ypatingai su mum nekalbant, bet ta ką ir viešai yra
kalbėjo ir mano kolegos, tai nepasitariau prieš ateidamas, tai ką galiu atskleisti. Vėl reiks iškirpinėti laidą. 5000 eurų, kokie kovotojai yra visiškai normalus atlygis, tai anksčiau buvo rinkoje tokia situacija, kad tu gaudavai bilietus kaip kovotojas į renginį, kuriam kovos ir tu tus bilietus ne tai, kad galėdavai duoti savo draugam, bet kam nors parduoti ir tokiu būdu susiorganizuoti savo honorarą. Tai mes strategiškai pakeitėm šitą rinkos taisyklę, nes tiesiog tai pasirodė, galų gale tikrai yra naudinga, kai tu kovotojus paverti žmonėm, jie gali ruoštis kovom, jie gali gyventi iš to, pragyventi, tampa tau lojalus dėl to, tai va, čia yra toksai normalus kovotojų honoraras, o didžiausi honorarai mūsų organizacijos istorijoje yra siekia ir 10 ir 100 tūkstančių. Ir dabar, va, pavyzdžiui, irgi viešai girdėjom apie premijas Maslobojevui ir Pauliukevičiui po 10 000 eurų, tai vėlgi tai yra premija, o dar yra tas bazinis atlyginimas. Taip. Tai šiaip fainai, žinai, girdėti, nes žmonės eina ten susilaužo kojas, dabar Vitas Karosas pėdas susilaužė. Ta prasme, kad žmogus aukoja tikrai savo sveikatą ir jam reikia dar po to kelis mėnesius ar kiek ten, žinai, gydytis. Ir jeigu jis gautų už bilietus ten, žinai, tik tais pardavęs, tai būtų labai liūdna, nes žmogui reikėtų ar šiaip save išlaikyti. Tai šiaip, tikrai sveikintina tai, ką jūs darot. Dar kažką norėjau paklausti apie Udemy kovas. Ką mes čia minėjom, dabar galvoju apie... Šiaip apie moteris kovotojas, jūs turėjot ir moterų kovotojų, ar jų daugės, ar nežinau, kaip jūs atsirenkat. Man šiaip įdomu, žinai, nes tai yra dar mažesnė tokia sritis, bet fainai, kad jūs paimat ir moterų kovas. Yra buvę irgi keli, turbūt ant vienos rankos pirštų tokie suskaičiuojami atvejai. Nėra labai daug moterų kovotojų, bet mes liekam atviri, jeigu susiformuos, nes dar turi susiformuoti kova tarp vienos ir kitos. Tai manau, kad mes pamatysim. Nes kažkuria, aš nežinau, gal praeitą kartą vyko, kad ten jau buvo su kraujais paleistais ir mažiai, kur žiūrėjau tą kovą, galvoju, o kai čia net įdomiau negu kitos man kažkurios buvo kovas, tai ten buvo įspūdinga. Čia Vilniuje kaip buvo. Jo, o tarp kitko, aš skiriasi Vilniaus ir Kauno auditorijos, kas susirenka žiūrėti kovas. Mes vieną kartą taip normaliai esam padarę Vilniuje, tai šį sausį. Prieš tai buvo MMA renginys, ten su Breivu kolaboruojant, tai buvo feilas visiškas ir kainavo daug pinigų organizacijai, nes kažkaip ten susigundėm pasaulinių vardų, bet lietuviam yra aktualios vietos, aktualijos. Gal jeigu ten Lietuva, Latvija kažkokį tokį sukerktum, tai gal tada irgi būtų kažkoks tai interesas. Tai pirmas renginys nepasisekė, tai apie jį turbūt ir apie Vilniaus publiką tuo pačiu nieko labai negalima pasakyti, bet antras tai buvo vienas sėkmingiausių renginių visoje istorijoje sausį. Nežinau, čia daug dalykų galima svarstyti. Turbūt Vilniaus publika pasirodė kaip ta, kuri už daugiau pinigų perka bilietą. Okay. Bilietų pardavimas buvo toksai vos virš Kauno lygio, man atrodo, ar toks pat. Labai daug buvo perkančių transliaciją žmonių. Nors pagrindinė kova buvo tokia Šalkovskis prieš Pauliukevičių, kuri kažkada tai Eimanto Stanionio pagrindinės kovos renginį turėjo tiesiog būti viena iš kovų. Bet čia irgi pavyzdys, kaip per visą PR užaugo kova ir pritraukė dėmesį. Tai galbūt dėl to, kad į Vilnių ne visiems yra patogu atvažiuoti, žodžiu, nežinau, nes į Kauną tai ten ar Klaipėda, ar Vilnius daugiau mažiau tas pats ir visi susirenka. Tai Vilniui buvo geras arenos lankomumas, gal buvo Vilniaus publika ištroškus to tokio renginio, nežinau. Plus buvo, sakau, transliacijos skaičiai įspūdingi. Tai ar dėl to, kad dar sausio mėnuo ir žmonės dar nelabai gal fiziškai eina į renginius jo. Arba jo, ir labai šalta buvo tikrai, ar dėl to, kad šiaip važiuoti nepatogu, nežinau, bet buvo Vilniaus vienas sėkmingiausių renginių, o Kaune, kaip ir turbūt, žinai, Vilnių iš vieno atveju labai sudėtinga spręsti, bet Kaune labai viskas priklauso nuo to, ką tu tą vakarą pasiūlai. Gerai, o kaip jūs, pavyzdžiui, atsirinkat tuos, nežinau, influencerius ar žmonės, kurie jau, žinai, ir kalbinami būna ir panašiai, žinau, gal dabar šiek tiek mažiau yra to viso kalbinimo, anksčiau tarsi atrodo gal daugiau būdavo, nežinau, ar čia yra kažkokia istorija? Kažkada, kai Lastauskas su Poldemiku, atsimenu, lipo paimtiniauti. Šiaip dažniausiai viskas ten gan ekspromtų. Vyksta tie tokie sideline pakalbinimai.
Kaip mes juos sugalvojom, tai man atrodo, kad gal krepšinėje aš tą darydavau, režisierius lygiai tas pats dirba prie produkcijos, su kuriuo aš turbūt turiu reikalų jau labai daug metų. Tai mes gal šitą patirtį prisiminėm ir tiesiog nusprendėm paįvairinti renginį. Dabar buvo tų sideline pakalbinimų, ten Goda problema labai gerai prasineša pro visus ir tokį labai atitinka, tą sakyčiau, renginio atmosferą. Nežinau, ar dabar jo, gal šiek tiek sumažėja, bet iš pradžių tai atrodė kaip kažkas, kad praturtinsim to produkciją, tada kovos kitos yra anonsuojamos per tai, o pagal ką atsirenkam, tai tos tokius gal, kurie mums aktualesni ir nuo pat pradžių eina į UTMA, supranta daugiau mažiau, kas ten vyksta, nes Paul Demiko ir Lastauskas, tai nuo pat pirmo renginio, man atrodo, nieko nėra praleidę. Demiko dar buvo pirmo komentatorius apskritai. Ai, taip. Tai žodžiu, draugai, savi žmonės. Kalbant apie renginių vėlgi vedimą, kadangi tu, žinai, esi vedęs ir nuo politinių rinkimų naktų iki tų pačių kovų ir panašiai, kaip galėtum, nežinau, galbūt rasti kažkokį bendrą dėmenį tarp visų tavo, nežinau, pravestų, labai yra skirtingos temos, skirtingi dalykai, bet kas viskas sieja, nežinau, kaip tu galbūt tau lengviau pasiruošti tiem pravedimą, net nežinau, čia aiškiai klausimą, bet kažkokį bendrą dėmenį gali atrasti tarp visų renginių? Manau, kad galiu. Visų pirma, tai apskritai, manau, kad 80% visi darbai yra vienodi. Okay. Tiesiog, gerai, jeigu man reikėtų dirbti ten programuotojų ten ar kažkuo, tai šiek tiek skirtus, arba chemijos laboratorijoje kokioj. Bet šiaip visi darbai su žmonėm, o visi mano darbai daugiau mažiau yra buvę su žmonėm, ar tai ten vadovaujant kokiam projektam, ar dirbant vedėjų, ar ten kalbinant ką nors, ar ten žurnalistinio pobūdžio darbą dirbant, tai su žmonėm, ar komunikacijų dirbant. Tai jie vis tiek daugiau mažiau yra vienodi. Klausimas, ten nežinau, jeigu dirbi valstybiniam sektoriui, gal ten atleis kažką sudėtingiau, bet šiaip vis tiek viskas panašiai išsiaiškinama, panašiai sprendžiama ir taip toliau. Kur matyčiau patrauklumą tų darbų, kurie man patraukliausi. Tai yra, kad man reikalinga krizė arba kažkoks tiesioginis eteris, kad viskas būtų didelių statymų ribose, sakykim taip. Tu mėgsti riziką? Nežinau, turbūt, gal jo. Čia yra rizikos, jeigu tiesioginis eteris, žinai. Gyvas tada jautiesi, tiesiog mobilizuoji visus savo resursus. Ar tai būtų tiesioginis rinkimų nakties eteris, ar šiaip, jeigu lygintum tiesioginį kokios laidos eterį su netiesioginiu, ar jeigu tai būtų UTMA ringe, kad tu negali daryti kažkokių tai klaidų, tai tave tuo pačiu ir motyvuoja, ir mobilizuoja. Lygiai tas pats, nežinau, aš kiek atsimenu metus dirbau Krašto apsaugos ministerijoje, tai mano patys mėgstamiausi momentai, nors ten, tarsi ganėtinai žiūrų, žinai, ten kokių krizių gali būti tokioje srityje, bet buvo vis dėlto krizės kažkokios, tai netikėti dalykai, dronai skraido, ten kažkas žūsta, tarsi tada... Tu thrivini, kai kitiem blogai. Aš stengiuosi padaryti, kad jiem geriau būtų, bet mane tai kažkaip, man labai gerai pavyksta susikaupti tokios situacijos. Bet aš suprantu, apie ką tu šneki, nes tiesiog susikaupi ir tau nieks nebesvarbu, kas aplinkui vyksta, tu darai savo darbą ir darai gerai, žinai, ir tada jautiesi pats labai gyvas. Taip, aš irgi esu turėjęs kažkokių tiesioginių dalykų, tai tada toks susimobilizuoja, labai tinkamas žodis. Ir tu sakai, kad dirbi su žmonėm, žodžiu, tau yra nepavargsti nuo žmonių? Ar reikia tau kažkokio momento atsigauti? Kad žinok, nelabai. Gal nuo tam tikrų žmonių, tam tikrų momentų kažkaip tai pavargstu, bet tą labai nesunkiai gali spręsti tiesiog, vienų žmonių pakeitimas kitais kažkaip. Bet nėra, kad pakeitimas, kad iš vis pabūt vienam. Ne, aš moku šiaip būti vienas, čia nėra jokios problemos. Ir kartais gerų minčių gimsta, kokių nors, pavyzdžiui, jeigu reikia ką nors rašyti ten ar kažką. Tai tada kažką tai susigalvoji, ten ar pradedi su ChatGPT bendrauti ir mintis seka mintį, ten kokių nors sugeneruoja idėjų ir taip toliau. Bet dažniausiai tai baigėsi tuo, kad tada greitai pradedi jas komunikuoti žmonėm, kad davai padarom tą, vis tiek viskas į tai sueina. Ne, tokio poreikio pabūti vienas ypatingo neturiu, nežinau, man kažkaip, nežinau, ten daugiausia, ką reikia padaryti, tai pasportuoti gal nueiti, arba ten su vienais leidai laiką darbę, su kitais krepšinį pažaidai, kažkaip taip. Gerai, nes aš čia tos žmonės, žinai, vis įperšu, nes turiu rubrikėlę Liaudės balsas. Ir buvo žmonių klausimų. Šiaip iškart užduosiu nuo žmogaus labai daug klausimų, tai buvo Aurelka. Tai Aurelijus Bezekavičius, tavo turbūt draugas, spėju, nes labai daug Puikus draugas. Rašė klausimų. Net nežinau, ar viską užduoti, bet tiesiog tokį turiu klausimą nuo jo.
Kas geriau, Dennis the Worm Rodman ar Ignas Sliekas Grinevičius? Kodėl esi tu Sliekas? Aš iš kažko dar irgi šitą girdėjau. Kas vyksta? Kas ir pravardė? Čia yra vienoje draugų kompanijoje, kurios dalis yra Aurelijus, gimus pravardė. Nu, šiaip jo, tikrai jinai stebina, bet man atrodo, aš tada svėriau, gal mažiau šiek tiek. Ir čia buvo prieš kokių 10 metų, Justas Bakutis toks yra, irgi bučiniai ir linkėjimai. Šitos pravardės autorius, jisai kažkada, tai man atrodo, ten kažkaip ten krepšinio aikštelė, jisai sugalvojo ten tą pravardę, ten kažkaip mano judėjimą su kamuliu ar be kamulio gal sukėlė kažkokį ten tokį, nežinau, pojūtį ar įspūdį. Nu, žodžiu, tokį šovė ir prilipo tiesiog, vat kažkaip. Tai ar tave dažnai Slieku vadina kažkas? Nu, mane vat tam tikras segmentas žmonių vadina Slieku ir tai apskritai turbūt yra vienintelė pravardė, kokią aš esu turėjęs per gyvenimą. Gerai. Tada jis įrašo... Čia su keiksmažodžiai. Nu, tai kažkaip. Gerai, parašo, kodėl jis taip užpiso savo tėvus, kad jie išleido jį į mokyklą 5 metų? Ok. Nežinau, kaip ten su užpisimu buvo, tiesą sakant, bet aš, jeigu dabar tiksliai pamenu, galės tėvai pataisyti, bet aš liktai buvau nuvestas į darželį 5, nu, nes šiaip dar anksčiau žmonės išveda į darželį, dar anksčiau užpisa kiti, žinai. Buvau nuvestas į darželį ir kažkaip aš šiaip tokia, dabar nelabai esu kategoriškų nuomonių žmogus, bet vaikystėje buvau. Ir pareiškiau tėvam, seneliam, ten visiems, kam buvo galima pareikšti, kad aš neįsiu į darželį, man čia visi perduriniai aplinkui, žodžiu. Oho, netgi šitai. Nu, kažkoks toks buvo momentas. Ir tada mane nuvedė, kažkaip ten pažįstami rinko, ten, man atrodo, tas darželis mokykla egzistavo praktiškai tik tai tol, kol aš jame mokiausi, ten gal dar buvo viena vėliau klasė, bet ten buvo kažkaip renkama grupė pirmokų ir tada buvo, nu tai patiks, nepatiks, ten tegu nueina. Nu ir nuėjau tada 5 į tą mokyklą ir viskas man puikiai sekėsi. Ir tu 17 baigiai mokyklą? Taip, 17 baigiau mokyklą, viskas ten puikiai visą laiką sekėsi. Ir taip ir likau, ta prasme. Anksčiau šiaip pradėjai gyvenimą, sakyčiau taip. Ir tada tu labai jaunas vis atsidurdavai tarp kažkokių, nežinau, žinomų ar kažkokių labai talentingų žmonių, aš kiek esu girdėjęs vėlgi istorijų. Ar tu galėtum atsiminti kažkokią galbūt pažintį, kuri kažkiek pakeitė tavo gyvenimą arba požiūrį į gyvenimą? Ar yra kažkoks toks žmogus, kuris tau paliko, žinai, įspūdį? Nu, daug tokių pažinčių, kurios kažkur tai taip pusiau atsitiktinumo dėka susiduri, bet kažkur nukreipia tą gyvenimą. Gal, nu, man patiko 2 dalykai šiaip nuo vaikystės. Tai sportas ir politika, krepšinis ir politika gal labiau. Ir kažkaip, tai aš įstojau į politikos mokslus, kurių nesubaigęs pa šiai dienai. Dabar jau turėjau nunešti, jau pusę ten to bakalauro praktiškai parašiau, ten turėjau nunešti kovo mėnesį, dabar rugsėjai bandysiu vėl toliau nuvesti. Bandysi dabar? Jo, nes aš esu iš naujo dabar įstojęs. Man, matai, dėl atlyginimo reikėjo krašto apsaugos ministerijoje, bet dabar nebereikia. Tai aš dabar jau vėl, I'm taking my time. Tai taip eidamas tuo keliu, gerai, kažkada tai sudalyvavau komentatorių konkurse. Tai nėra kažkokia viena konkreti pažintis, bet jinai, nu, labai daug. Ta situacija labai daug davė, nes tiesiog tada nuvedė per visus sporto žmonės. Pradėjau komentuoti krepšinį ir tada jau ten visus sporto ir krepšinio klausimus esu padirbėjęs turbūt visos įmanomose pozicijose, ten nuo vadybos iki komentavimo, iki vedimo ir taip toliau. Tai taip kažkaip tai vat, ir nunešė. Tas sporto pasaulis tokia turi savo tokią specifiką, ten kažkaip su pažintim jos greitai plečiasi, visi tokie bendraujantis yra ir taip toliau, ir taip toliau. Dažnai daug kas, nu, ta prasme, turi ir gyvenimo už aikštelės ribų, ganėtinai sociali aplinka tokia. Tai va, tai tada per visus tos sporto žmonės, tada teko susidurti nuvykus į Euroviziją su tuometiniu LRT generaliniu direktorium, dabar Lietuvos ryto televizijos generaliniu direktorium Audrium Saurusevičium, kuriam aš tuo metu 2017 gegužė, tai buvo nes Eurovizija, pranešiau, kad kažkaip norėtųsi man vest politinių aktualių laidas. Ir jau turėjau tokios patirties, Aurelijus, tas pats buvo pakvietęs į Laisvės TV rinkimų naktį kažkada padirbėti, jį pažįstant, irgi per sportą, per krepšinio laidas 2016 metais. Jau turėjau šiek tiek patirties, pareiškiau, tada jisai
tapo Lietuvos ryto televizijos generaliniu direktorium ir taip ir kažkaip prasidėjo tada jau rutininė politinių aktualijų laidų vedėjo karjera. Paskui aš tikrai atsiprašau žmonių, kurių dar turbūt neįvardinu. Aš suprantu, kad čia visų, žinai, neįvardins. Bet tikrai kažkaip tai daug tų tokių buvo, kur kažkaip atrodo, kaip tik ten norėjai ir atsidurti, kaip tik tą žmogų ir sutikai, kurio reikia, ir kaip tik ten, kur reikia viskas ir nuvedė. Tai lygiai taip pat krašto apsaugoje atsiradau, Dovilė Šakalienė buvo pašnekovė tiesiog laidų, tada taip visiškai absoliučiai netikėtai pakvietė padirbėti krašto apsaugos ministeriją. Nu dabar pažintis, Tadas Burgailas, sakykime, tai aš ten tiesiog dirbau kame, tada jisai kažkaip ten žiūrėjo jų tiemiai, man teko su juo darbuoti šiek tiek ir prieš tai vienam ten žinių startupe. Nežinau, kodėl šitą rodau, šiaip gyvenime nerodau šitą, žinau, čia tik tai kažkaip viešumojo. Tai žodžiu, žinių startupė vienam teko darbuotis, tada mes kažkaip ten per jų tiemiai susirašėm, šiaip susitikdavom visokiuose formatuose ir ten neformalioje aplinkoje. Ir tada jau dirbant man krašto apsaugos ministerijoje artėjant 30 gimtadieniui, jisai man pasiūlė nerti į startupų pasaulį, tai dabar tai mano yra pakeitę ir apvertę gyvenimą šiek tiek. Tai žodžiu, manau, kad tu dar per savo gyvenimą dar ne vieną tokį pokytį patirsi, dar eisi, nežinau, kokias rinkas. Manau, kad tu esi atviras žmogus, ar ne, visokiem pasiūlymom. Tu nespjauni kažkokias rinkas, ar ne. Šiaip apskritai paminėjo daug pažinčių, visą kitą. Kaip tu manai, kiek Lietuva visgi yra tas pažinčių kraštas ir kiek tau asmeniškai, nežinau, kiek tu manai, kad atsidūri laiku ir vietoje ir kiek, nežinau, idėjas darbo, kiek va tavo, žinai, sėkmės, nes aš tikiu, kad tu esi sėkmingas žmogus, aš tave laiku sėkmingas žmogus, dėl to čia tos aukso dulkės ir plaukia. O Dieve, tu mano? Tai kiek tu manai, kad prie tavo sėkmės prisideda pažintis ir buvimas laiku vietoje ir kiek įdirbis? Ar čia viso ko, žinai, aš suprantu, kad miksas, bet gal kiek procentų tas, kiek tas? Nu, tu turi būti pasiruošęs situacijai, kai jinai ateis. Tai čia turbūt yra įdirbis ten ir kažkoks intereso išlaikymas tam, kas tau įdomu ir ko tu nori. Taip. Tada kai kurie dalykai tiesiog ima ir atsitinka ir čia yra net ne įdirbis, čia toks gal, nežinau, pusiau įgimtas dalykas reaguoti čia ir dabar ir kažką ten griebti čia ir dabar, jeigu yra. Ir tuo pačiu gyvenime tau klostosi labai daug atsitiktinių situacijų, kai kurių aš tikrai negalėčiau paaiškinti. Labai daug yra tokių, kur kažką ėjai, sutikai, kažkas pasakė, paskambino, kažkaip sutapo ir taip toliau. Bet kai esi tam atviras ir tu esi linkęs pasinaudoti, čia gal labiau net neįdirbio būdo bruožas, tiesiog asmenybės bruožas, kažkaip viskas galų gale ir susilipdo. Bet nu, žinok, jeigu reikėtų nuoseklų darbą lyginti su pažintimi ir atsitiktinumais, gal taip paimčiau. Tai vis dėlto aš sakyčiau, kad nenuoseklus darbas didelę dalį vaidmens yra suvaidinęs. Šiam 5-3-5. Okay. Tai visgi svarbu pažinoti žmonės. Nu jo, aš kažkaip viską taip išsprendžiu. Kažkas iš manęs čia juokiasi, kad ten kažkokia visišką nesąmonę reikėjo išspręsti ir žinau, kam paskambinti. Nu, nes kažkaip... Tavo kontaktų knygelė, aš manau, yra įspūdinga. Kas yra galbūt, nežinau, žinomiausias žmogus tavo telefonų knygelį? Pala, kas čia yra dabar tokie? Kas yra žinomiausi žmonės dabar galvoju? Gal kažkokių užsienio, nežinau, žinomų žmonių? Kažkas palauk, kažkas iš užsienio. Ai, nu tai, nežinau, ten ar tiesioginis kontaktas egzistuoja, bet teko ganėtinai garsių pašnekovų turėti kadaise. Tai pavyzdžiui, ten koks Dirkas Novickis, ten iš krepšinio, tai teko turėti interviu su juo, tai nežinau, ar ten jo asistentės, ar jo numeris yra, šiaip aš numerių neįsivedu pastovi ir paskui kažkaip bandau atkast vėl iš naujo. Atsiliepi tą, nežinau, numerį iš balso, man tai spėdžinai. Jo, nes aš pastovi neįsivedu, arba man kažkaip ten į cloudą nesibekapina, tada dalis išsitrina, nu ten tas žaidimas nuolat vyksta, tada... Nu ką žinau, tekę yra lankytis ten krašto apsaugos ministerijoje dirbant JAV senate, ten kongresų rūmuose, spaust rankas, lygiai taip pat ten kokiem į Lietuvą atvykstantiem užsienio ministram, ten svečiam ar kažkam, dabar galvoju,
Nu, turbūt, kad ir iš prezidentų kažkam teko. Ten tokiam Borisui Pistoriusui, tai daug kartų Vokietijos gynybos ministrui. Kas čia iš dar tokių garsesnių galvoju, gal kokių čia, žinai, pramogų pasaulio. Aš galvoju, kokių popsinių. Pramogų pasaulio, kokių legendų. Gerai, iš gal tokie nelabai. Ar turi Sabonio numerį? Turėjau, žinok, bet čia lygiai ta pati istorija, kad kažkur tai dingsta. Bet tai tarsi tų visų, čia jeigu reikėtų vertinti jau tą sporto pasaulį, tai tikrai nesudėtingai čia kažkur, tai kažkokiose bent jau čatuose ten tie telefonai slypi. Nelabai mėgstu šiaip skambinti žmonėm, tai gal aš tų numerių taip labai ir nekaupiu. Per tuos internetus viskas. Taip. Gerai, tuoj žiūrėsim, ką tau Aurelijus dar klausė apie Euroviziją. Vis dar Aurelijus. Jis labai daug, aš ne viską perskaitysiu, bet tiesiog tokius pamėtau jo klausimus, žmogus pasistengė vis tiek. Klausė, jeigu Lions Sika nepateks į Eurofinalą, ar Ignas pripažins viešai, kad vapšiai nesigaudo muzikoje? Taip, pripažinsiu, nes aš ir šiaip nesigaudau muzikoje, tik tai gaudausi Eurovizijoje. Taip. Bet Lions Sika pateks į finalą, tai man neteks to daryti. Ok, rimtas pareiškimas. Visiems rekomenduoju, jeigu reikia su ko nors ginčytis, dėl to laikytis teisingos pozicijos, jis bus finale. Labai, labai gerai. Bet kodėl tu, pavyzdžiui, visą laiką kartoji per intervus, kad norėtum būti visgi tuo muzikantu, dainininku, ar čia tiesiog potraukis scenai ar muzikai? Nu, žinok, ir muzika man patinka, tik tai aš klausos gal nelabai turiu. Bet čia gal ir potraukis scenai, nu, žinai, muzika vis tiek ten įjungia kažkokių tai dar daugiau smegenų centrų. Apskritai man visada patiko, ne visada gera, dažniausiai šūdina. Ką tu klausai? Nu, lietuviškų ten visokių, žinai, eurovizinių. Kartais ir geros, normalios muzikos iš tikrųjų, bet man atsipalaidavimui tai geriausia tinka, nu visoks lietuviškas ten. Nu ir gerai. Nėra prasos muzikos, jeigu jinai tau patinka, žinai. Nu, aš pateisinu. Ačiū tau už paguodą. Žinoma. Toliau, kito žmogaus klausimas. Skirma Kaziulis rašo. Kodėl, kai pristatinėjai pagrindinės vakaro kovas, kovotojus taip atsiduodi tam, moka jie daugiau ar ir nėra klausimų pabaigos, bet žodžiu, ar moka tau daugiau, kad... Ar ką tu daro, kad tu taip atskirai už tą nemoka. Nors, man atrodo, Bruce'ui Bufferiui už Let's Get Ready to Rumble ten yra stavkė kažkokia. Tai tikėkime, kada nors atsidursim tokiam lygiai, bet tiesiog tai yra pagrindinė vakaro kova, todėl hypas turi užkilti į patį viršų. Aš bijau, kad man kada nors labiausia ko bijau, dviejų dalykų bijau šiaip, nuprotėti gyvenimo galą, kur nesigaudai jau, žinai, bet jau taip nesigaudai, kad nesigaudai ir labai bandai protingai. Kur jau kitiems sunku, jau tu pats nesupranti. Tokį Artūro Orlausko, pavyzdžiui, patapdyti gyvenimo galą. Man tai baisu, aš negaliu. Aš žiūriu į to žmonės, man netiek baisu dėl to, ką jie daro, nes jie ten, ta prasme, tiesiog idiotai. Bet man baisu, kad taip atsitinka jų žmonėm ir ne visi jie būna nuo gimimo tokie ir tada man baimė tokia sukausto, kad gal galėčiau tokiu tapti. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, tai bijau, kad fantazija baigsis pristatymam, bet tikiuosi... Bet tai gali pasisamdyti rašytojų, jeigu ten tau padės, žinai, kažką. Gali nuo Eurovizijos pradėti kopinti, ten iš burbulų visokių išlenda žmonės, ten whatever. Prašau, dar tau tiek daug visko likę, žinai. Toliau Danas 6 klausė, ką iškviestų į kovą pats? Remigijų Žemaitaitį. Gerai, kas nugalėtų? Kaip vyktų? Aš būčiau tiek motyvuotas, kad tikrai nugalėčiau. Labai norėčiau šiaip legaliai jiems suskaldyti galvą. Tai tu gali gal pakvies, prašau. Žinai, veltis su tokiais veikėjais dažniausiai yra bloga mintis, bet tokia, žinai, dabar kažkaip nevedu nei ypatingų politinių laidų, nes šiaip visą laiką stengdavausi vis dėlto tokį profesinį korektiškumą šitoje vietoje išlaikyti. Nei dirbu dabar kažkur politikoje ir nors taip ir galvoju, netgi su tuo žmogum kalbant, man atrodo, yra vertybė, kad tai neišlystų kažkaip tai. Bet dabar man kažkaip tai vienodai, tai tarsi, žinai, yra tarsi, tikrai, žmonių, kurie laisvėje, kurią mes naudojamės ir valstybei, absoliučiai nėra nieko naudingi ir kiekvienas jų veiksmas in the end, net jeigu yra ten tarpinių sutapčių su tiesa, yra žalingas ir jie tiesiog vykdo kažkokį lėtinį nusikaltimą prieš laisvę ir net nelėtinį prieš valstybę. Tai, man čia yra kažkaip egzistenciškai kažkoks antipodas manęs. Aš jau šitoj vietoj, ta prasme, šiaip nelabai turbūt esu kažkaip ten piksas ar agresyvus žmogus. Bet šitoj vietoj man jau nulūžta viskas. Aš, ta prasme, ten gali pagal visokius psichologinius portretus ten ir kitus veiksnius suprast, kaip žmonės nusivažiuoja ir net džiaugiasi tuo, kad yra padugnės, bet
žiūrint iš šono, aš to niekaip nepateisinu, absoliučiai. Ir manau, kad dalis tokių žmonių, tokio tipo žmonių, čia vieną pavardę įvardinau, tikrai yra nuoširdžiai verti tiesiog gauti gerai snukį. Pritariu. Už tai ir gerai. Prašau. Žinoma, paskui, žinai, čia bus kaip, kam ten buvo Algiui Ramanauskui, kad kur ten sakė, šaudyti kažką reikia, tai patogiai išsikarpyti galima, man atrodo. Gerai. Bet čia, žinai, kaip sakant, viską iš konteksto gali paimti, bet kontekstas svarbu. Gerai, toliau Gabrytė rašo, duok patarimą, kaip gyventi taip laimingai kaip tu. Va taip. Ar gyveni laimingai? Jo, tikrai gyvenu laimingai. Ką žinau, turėti visokių, gal man tai vienas iš receptų yra skirtingų veiklų, kad jeigu vienas dalykas atsibosta, tai pakeiti kitų ir taip galų galiai niekas neatsibosta, tada čia turbūt irgi kažkoks ten asmenybinis būdo bruožas, toks nelabai reflektuotas ir išmąstytas, bet labai greit judėti prie kito dalyko, ta prasme, greit persikraut psichologiškai, ten nelikt kažkokiuose... Neoverthinking gal. Jo, ten svarstymuose, ten ar taip galėjo būti, ar taip, tiesiog turim, ką turim šiandien, dabar taip. Su tuo ir dorojamės. Tada nebijot kažko ten imtis, kažką tai bandyti ir nelabai galvoti apie tai, kaip nepasisekė kažkas tai, nes labai dažnai būna taip, kad nepasiseks pirmus net keletą kartų ir paskui galų gale viską tikrai padarysim taip, kad ir tu už to užsikabinsi ir kas nors užsikabins, žinai. Ir kažkam tai galų gale patiks. Dar, aš manau, minėjau gal šitą frazę pokalbio pradžioje, tiesiog paprasčiau bus gyventi visiems ir tau tuo pat metu, jeigu kitiems bus paprasta su tavim dylint. Ten neįsivelsi, ten kažkokius, ten, žinai, tokius lėtinius dalykus, ten kažkokius priekaištų nepradėsi, ten kur, oi, man šiandien bloga diena, o aš turiu gal teisę, kad man būtų bloga diena ir tada turiu kažkam ten kažką pareikšti tokio ten piktesnio arba kažkaip tai kalbėti, koks ten kieno reikalas, dabar snaik ten spręski su savo dienom, jeigu tau reikia neik iš namų atei, kai būsi pasiruošęs. Neapkrauk kitų žmonių kažko, o ypatingai dar savo asmeniniais reikalais ir asmeniniam emocijom. Labai šiaip pritariu tau, nes iš esmės gyvenk taip, kad netrukdytum kitiems. Aš taip suprantu. Ir čia šiaip iš tavęs tikrai galima, kadangi pasimokyti, nes tu darai daug visokių veiklų ir atrodo, žinai, tau ir sekas ir panašiai, bet galbūt mes, žinai, nematom tos dalies, kuri nesiseka. Ar tau viskas sekasi? Ne, tikrai ne viskas sekasi. Šiaip labai daug kas ten nesiseka. Man dar būna, tie dalykai, kurie yra viešai žinomi apie mane, tai jie yra tie, kurie man įdomus ir už jų jau tam tikrą prasme užsikabinta yra, kaip minėjau, ir jie juda į priekį, bet yra labai daug dalykų, kurie, nusibosta labai greit. Ir šiaip man, čia didžiausia problema yra, kai kas nors ima ir nusibosta ir aš nebenoriu to matyti, bet su to reikia kažkaip tai dylinti. Bet reikia kažkaip vis tiek padaryti darbą, žinai. Kažkaip ten, tai būna ten ir padarai, ir nepadarai kažkaip ten, ir šitą prasme ten išsiskirstai tame tarpe. Ir nepiktai, žinai, kad kažkaip tai, bet jo, tai būna tokių dalykų, bet kas čia ypatingo yra tavo kažkokios ten nesėkmės ar ten kažkas. Žinai, kaip kas nedaro, tam viskas ok, jam ir sekasi, galbūt viskas gyvenime, tu nieko nebandai, nieko nedarai, bet jeigu tu darai ir nesiseka, tai čia yra normalus procesas, žinai. Tai labai fainai, kad tu kaip toks, nežinau, žmogus, kuris tikrai daug veiklų turintis ir pabrėži tai, kad nėra, kad viskas tau čia super easy, žinai, kaip per sviestą. Jo, aš manau, kad net daugiau dalykų gal nepasiseka, tiesą sakant, ir tada jau lieka tie, kurie pasiseka, jeigu suskaičiuotum. Nes tie, kurie pasiseka, jie su tavim lieka ilgai. Taip. O iki tol yra labai daug nesėkmingų kažkokių tai vienetų, bet, tai ir kas čia tokio, čia labai klausimas, iš kurios pusės pasižiūrėsi į problemą. Labai neretai ten joks nei nežinau, nei finansinis nuostolis, nei dar koks nors, jis nėra nei amžinas, nei neišsprendžiamas, nei kažkam tai nematytas. Labai dažnai ir kitas yra turėjęs tokią situaciją ir egzistuoja sprendimo būdų ir tuo metu jau, kai tu dylini su situacija, egzistuoja kažkokie riboti sprendimo būdai, tai ir eini į vieną, į antrą, į trečią pusę. Tu taip logiškai mąstai, ar ne? Nesi jausmuose užsigrūsinęs žmogus. Ne, aš jeigu kažkur tai užsikabinu už kažkokio jausmo, tai yra excitementas dažniausia. Gerai, reikia šitą mokytis iš tavęs. Jo, kažkas tai patinka ir toliau tą eskaluoja ir kažkas iš to išeina. Tada ir gal daliniesi tuo su kitais kažkaip ir tada, žinai, ir esi reikalingas tame ir kažkaip
tai teikia džiaugsmo ir tau, ir žmonėm, ir iš to turit naudą. Kas tai būtų ten renginių vedimas, ar šiaip kažkokia tai veikla. O, kad kažkas tai, vienas krepšinio funkcionierius buvęs dabar jau yra gerai pasakęs, ten, žodžiu, žaidėjus pirko ir sakė, koks skirtumas ten, ar tu 300 000 skoloji, ar 330 000. Iš tikrųjų, jeigu 30 000 paimtum kaip gryną sumą, tai būtų svarbi suma, net ir turintiem pinigų žmonėm, jeigu tu tai paimsi kaip kažkokią tarpinę stotelę, kur vis tiek tai juda kažkokią tai kryptim, kad ta situacija užsidarys, tau dabar reikia kažkokius sprendimus priiminėti ir kur tas skirtumas, ar čia biški tiek, ar čia biški tiek klausimas, ar geri sprendimai aplink. Ir kontekstas, ir visos aplinkybės, kaip taip. Ir tavo darbas įdėtas aplink. Gerai, toliau, Ugnelė rašo, kaip išmokti vesti renginius arba kalbėti prieš kamerą? Niekaip nesimokiau, tiesą sakant. Kažkada tai gyvenime imituodavau krepšinio komentatorius tiesiog mėtydamas į krepšį. Pas save kieme, ten ar pas save namie. Pats save komentuodavai? Taip. Tai čia visa yra mano viešojo kalbėjimo mokykla. Niekur nesimokiau, nežinau, ten anglų kalbos viešojo kalbėjimo konkurse kažkada tai dalyvavau, gal 11 klasėje ir tiek, o ten net skaitovų kažkokiuose konkursuose nedalyvavau. Pradėjau komentuoti krepšinį, tada pradėjau kreipti dėmesį apskritai labiau tai, kaip kalbu. Nors turėjau fantastinį lietuvių kalbos mokytoją, tai tos visos normos kažkaip buvo manyje. Labiau pradėjau į tembrą kreipti dėmesį ir taip toliau. Bet grinai pats. Grinai pats ir iš savęs. O kas yra mieliau, ar būti prieš didžiulę minę žmonių, ar prieš kamerą? Prieš didžiulę minę žmonių, nes gauni greitą feedbacką. Kuo greitesnį feedbacką gauni, tuo geriau. Nors man malonu ir prieš kamerą šiaip. Bet ar būna, kad gauni, pavyzdžiui, ne tokį feedbacką, kokį tu nori, arba gal net kažkokį į neigiamą pusę, ar vis tiek žmonės reaguoja palankiai į tavo žodžius, žinai? Būna visai turbūt, tai ten ir po YouTube rasi visokių komentarų, kad ko jūs reikia, pavyzdžiui, iš vis. Ne, bet aš turiu omeny, kad kol vedi renginį, kad auditorija kažkaip, ne tik, kad tave nuplotų ar panašiai, bet galbūt neduotų to, ko tu, žinai, tikėjais, ar neužsivestų, ar kažkokia, žinai, šalta publika. Gal būdavo, kol priprato prie struktūros renginio, arba ten būdavo tokios pertraukas, ten per ilgas padarydom, kol kažkam pasiruošėm pirmose renginiuose, dabar jau nebėra taip. Man tai patys yra skausmingiausi renginiai, kuriuo aš ir nelabai kada vedžiau, bet teko ir nevedu dabar, tai tikrai tai tokie, šitą studiją, užpildytum žmonėm, ten 20 žmonių renginys, man tai yra, kažkas, bet tarpse, tai yra, tiesiog, per daug intimų kažkaip, aš nežinau. Kur net mikrofonų nereikia iš esmės. Jo, ten ir mikrofono nereikia, ir ten visi tau gali atsakyti, ten iš karto kažką, ir ten jauti labai reaguoja, nereaguoja, ir dažniausiai yra kažkokie biudžetiniai renginiai, kur tu ten kažkaip turėjus pralinksminti, neaišku, kaip ten kažką, ves tokius dalykus, kurie man nepatogus, ten žaidimėlį kokį. Yeah. Aš iš vis norėčiau pareikšti didžiulę pagarbą visiems vestuvių vedėjams, nes aš esu vedęs gal 2-3 vestuvės. Norėjau klausti, kaip su vestuvėm tau. Jo, 2-3 vestuvės savo gyvenime. Ten pažįstamų žmonių, ta prasme, kažko ten ypatingo nebuvo, ir tai nebuvo ten, kad kažkoks tai ten, nežinau, katastrofa. Bet, man taip yra nejauku handlinti su tokia auditorija ir tokioj tematikoje, kur aš pavyzdžiui, miršta žmogus, aš nežinau, kaip užuojautą pasakyti. Tosto. Į mane dažnai kreipiasi prie kokio stalo. Tosta. Jo, tosta pasakyk, nes turi viešojo kalbėjimo patirties. Taip. Aš nežinau, man čia yra too much. Čia man kaip nusirengti. Bet tu sakai, mėgsti riziką ir ten visokį, žinai, spaudimą. Jo, bet man čia ne rizika, nes nieko gero vis tiek nesigaus. Žinai, rizika yra, kai gali gautis kažkas tai arba labai blogai, arba labai gerai. O tosta ten kažkokie, žinai, nekenčiu to tokio. Mėgstu tokį sentimentalumą, pavyzdžiui, dokumentikų yra tekę kurti ir taip toliau. Taip. Tai ten irgi daug sutapimų, visokių suvedi ten į vieną vietą, kažkas sentimentalaus gaunasi, toks dramaturginis sentimentalumas, kuris net nepasakomas tiesioginiais žodžiais ir man visai faina. Bet kur prasideda ten tas patosas, ten kažkokių ten žmonių sielų gyrimas ten ir taip toliau, ir ten tokios kalbos, man tai atrodo, taip nekūrybinga ten ir taip toliau. Kur turi duoti gyvenimo pamoką, tarsi stovėdamas su taurė. Gyvenimo pamoką, arba ten pagirt, pergirt, ten kažkokių ten seilėtis ir visa kita. Man čia žiauru yra, tikrai. O kad pasakytum, kokį ten gerą tostą, tai tu turi tada labai kūrybiškai parašyti ant tokio kaip stand-upą vos, ne? Tai, taip labai
on demand, ne visą laiką kokybiškai išeis. Tai nepamenu, nuo ko mes pradėjome, bet nuo kokius renginius vedi. Nu tai va, tai tokie kameriniai formatai, tai man yra visiškai peilis, aš nežinau, kiek turėtų man sumokėti, kad aš tai atkentėčiau, nes man tai yra kaip išpolis prieš mane kažkoks. Tai lygiai taip pat kaip nežinoma numerio telefono skambutis. Irgi nenori atsiliepti. Kam jūs skambina? Aš nežinau, kad skambinčiau nežinomam numeriui, mane beje Jungtinėse valstijose kažkada dokumentiką filmuojant Krepšinio namai, išmokė tokio dalyko Alvydas Pazdrasis, toks lietuvis dirbantis NBA, aš bandžiau ten irgi, aš kolegos bandėm skambinti pašnekovam nuvykę į Ameriką. Nei vienas nekėlė. Sako, tai čia, kad taip neprimta, jūs parašykite į WhatsApp'ą, ko norit ir tada atskambins arba ne. Ir tada visi atsirado. Ir taip visiems yra jauku, visi žino, ko nori ir taip toliau. O ten paskambina, kas nežinomas numeris, ten pusiau nežino, kur skambina, kam skambina, tas pokalbis kažkoks ten nejaukus. O kurdus, žinau. Ten dabar mano numeris vėl tapo viešu, nes vėl prie įmonės yra. Tai ten skambina su visa pagarba, ten Raudonajam kryžiui ir taip toliau. Telefonų ten ar norit, pradeda nuo tokių, ar turit patirties su parama. Nu tai turiu, aš ir pats esu prašęs visokiam projektam, ten nejaugi aš dabar pradėsiu plačiai. Ar dabar plačiai pradėsiu, kodėl paramos skambinat. Nu tai ten taip. Nu, tu juos išsuki, žinai, ne jie tavai kalbinė. Ir ten skambina kažkokiam ten įmonė, vieną darbuotoją dabar turi, skambina įmonės darbuotojų vaikam, ten kažkokias stovyklas organizuoja, nuolaidą gali pasiūlyti, kam tam vienam darbuotojui, kuris aš esu. Kur vaikų nėra. Ir vaikų nėra. Kodėl mes šnekam tą telefoną, tarsi abiem nejauku. Jo, aš irgi esu už tai, kad parašyk laišką arba žinutę trumpai, bet kaip tu vienu sakiniu gali pasakyti viską, ko tau reikia ir tada susitari. Bet jo, aš suprantu šitą dalyką ir šiaip gera praktika yra parašyti žinutę ar kažkur ir tada jau susiskambinam arba ne, jeigu neįdomu. Taip, ir kas čia tokio, ir nieko. Gerai, manau, kad mes baigsim su žiūrovais. Aš dar turiu tau, galvoju, čia vis tiek Aurelijus daug uždavęs klausimų. Gerai, dar Eima, matau, rašo. Trumpai galiu. Ką trumpai atsakyti? Nu jo, į tos žiūrovų, jeigu reikia paliesti. Dar vienas buvo klausimas, kiek pavyksta užsidirbti iš kovų tau pačiam. Tai nežinau, nors sakyti. Galima iš to pragyventi visus metus. Gerai. Ačiū už tą. Gerai, ką jisai dar čia rašė? Tai Aurelijus rašo. Ar tiesa, kad Rūta Janutienė, buvusi Grinevičiūtė, yra jo motina? O, čia buvo geras mitas, kai Rūta Janutienė paliko tiesa ne visai savo norų Lietuvos ryto televiziją, o aš atėjau, nes tuo metu keitėsi. Statytinis vis tiek giminės savininkai, vadovai. Jo, tai sakė, mama išėjo, sūnus atėjo. Bet jeigu aš būčiau Rūtos sūnus, tai būčiau nesantokinis sūnus, nes Grinevičiūtė ir Grinevičius. O nesantokinių vaikų jinai turi ir kitų. Prašau. Gerai, toliau, ką jis rašė, vėlgi mūsų beveik aptartas klausimas ir rašo, kas geriau, Jägerbomba ar gitaristas? Tai Jägeris, naugau tau. Jo, bet jeigu su energetiniu maišyti visai nieko. Svarbu, nu žinai, kai žmonės šiaip pradeda, čia Jägeris, čia nereikia užsigerti, ką jūs šnekat? Tai yra dalykas, kurį labiausiai reikia užsigerti ir pageidauti užsigerti energetiniu, kad jau normaliai užmuštų tau viską. Ko mes vėlgi neskatam, negalima taip daryti. Viskas nealkoholiniai, net ne energetiniai. Ne energetiniai, ne alkoholiniai, bet beje yra energetinių be energetinių. Taip, tai gal su tokiais. Jo, gal su tokiais. Bet nieko nemaišykit, ko negalima. Jo, tai, bet šiaip, žinok, jeigu man maišytų gitaristus ir pačiam nereiktų skęst cukrų ir citrinos, tai aš gerčiau gitaristus. Gerai. Ką jis dar čia rašė? Ar tiesa, kad Ignas ir žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius yra tas pats žmogus? Irgi yra, tai man dar, kad Saugirdas Vaitulionis yra irgi galvojančių. Okay. Nors su Dainiu, man atrodo, mūsų ūgiai panašesni gal negu su Saugirdu, bet su Saugirdu kažkada Invino esam stovėję su lygiai tokiais pačiais kostiumais iš Suit Supply. Buvo visai juokinga. Ir akiniai buvo kažkas panašus, eina toks galvo, ar man veidas žmonių, what? Ir tikrai nesitarė nieko, bet taip buvo atsitikę. Tai ir dėl Dainiaus yra tokių gandų, bet nesam niekaip susiję. Kiek dar yra žmonių, su kuriais galėtum būti susijęs? Ką esi apie savęs šiaip, kokių gandų galbūt girdėjęs? Dar kažkas mane su Colin Firth, man atrodo, yra lyginę. Ten, kuris tam kažkam su kostiumais, kaip ten tas filmas vadinasi. Nu, žodžiu, tai jis ten tokiu mėlynu ir languotų kostiumu, kurį kažkada turėjau ir aš. Gerai, jeigu rasim, įdėsim fotkę. Jo, ir dar Yves Saint Laurent. Prašau, klausyk, prabangiai. Akiniai ten panašus. Jo, aš turiu pasirašyti tokį, ne tai, kad nenoriu sakyti, kad čia žaidimą mes žaisim, bet tiesiog turiu tokį, kadangi žinau, kad tu esi žmogus su 100 istorijų.
o mes turim vėlgi, sakykime, ribotą laiką tam tikrą prasme. Tai aš pasirašiau tam tikras situacijas ir aš noriu, kad tu man pasakytum, ar buvai tose situacijose, ar ne, ir aš tikiu, kad tikrai buvai. Arba tiesiog įvardinti, na, žodžiu, aš tavęs paklausiu, tu jau papasakosiu. Gerai. Tai Igno Grinevičiaus gyvenimas toks žaidimas vadinasi. Važiuojam. Tai gerai, papasakok galbūt netikėčiausią savo vakarienės svečių sudėtį. Arba kur tau teko sėdėti prie vieno stalo, kur, jeigu apsidairytum, būtų, kaip mes susirinkom visi čia į vieną krūvą. Oi, tikrai bus tokių. Dabar čia reikia labai gerai papurtyti atmintį, kad kokią ten tikrai gerą atsiminčiau. Nu. Kaip smagu, kai žmogus tiek daug turės tų vakarienių, žinai. Jo, ten kokių tik tai tokių atsitiktinumų. Gerai, ar esi su Olele Pupytėm vakarienėvęs? Ne, su Olele Pupytėm. Dar viskas į ateitį. Taip, bet čia jau gal vestuvių naktį laukia kažkas. Čia jau net netolima. Per mergvakarį, pernvakarį ten ar whatever. Šiaip labai man dažnai atsitinka taip, kad ten kažkur atsisėdi, ten jungiasi kažkokios kompanijos ir ten tikrai absurdiška būna sudėtis jau, su kuria sėdi. Konkrečių kažkokių tai dabar asmenų sudėties neatsiminsiu, čia reiktų taip normaliai. Aha, suprantu, normaliai pagalvoti, daug dabar maišosi visokių epizodų, bet... Gerai, galbūt kas pas tave namuose yra buvo iš tokių crazy svečių? Pas mane namuose gal irgi iš crazy svečių kažkokių nėra. Aš esu buvęs pas visokius asmenis. Nu gerai, pas ką? Svečiuose netikėtai atsidūręs. Kažkada ten, nežinau, po brolių Lavrinovičių karjeros pabaigos vakaro, ten pas Gediminą Žemelį atsidūrėm, ten kažkaip kitą parą praleidom. Tada supratau, kam reikia turėti pinigų, kad namuose funkcionuotų barmenas. Atskira tato. Tai va. Patogu. Jo, tada tekę labai daug gražaus laiko praleisti su Antanu Guogomis, apie jį filmavom, kažkada turėtų pasirodyti tokį, kaip ir gyvenimo būdo siužetą Dubajų, ten buvo Gautrijuose, ten apie turtingus žmonės, toks serious, tai vat tenais. Paskui, tekė su NBA viceprezidentė Kim Balhouney kažkada vakarieniauti, čia iš tų tokių dokumentikos filmavimų. Tada visokiuose tokiuose, ne tai, kad prisėdė, bet, šiaip ten vyksta kažkoks tai vakarėlis, tai ten su daug tokio profilio žmonių kažkaip tekė pabendrauti, susės ten visai netikėtai. Gerai, tai aš nekankinsiu. Netikėtai praleist laiką. Kažką, tikrai yra ką atsiminti, tiesiog dabar sakau, labai daug. Gerai. Dabar yra toksai overflow turbūt. Jo. Bet jeigu kažką atsiminsi, galėsi paminėti. Gerai. Gerai, ar atsimeni kažkokį pavojingiausią galbūt momentą tavo gyvenime? Ar buvai kažkokia ekstremalioj situacijai? Pavojingiausia, aš esu Odesoje buvęs labai ekstremalioje situacijoje, kai su draugais kilom tuo, aš atrakcionų nekenčiu šiaip, bet mes kažkodėl sugalvojom, čia dar karo nebuvo, dar buvo 2018 metai ir ta tokia švytuoklė ten, kur 30 metrų viršų kyla, tai kažkas sugebėjo pasakyti, kad mūsų neprisektų. Tai mes tą švytuoklę švytavom Odesos centriniai gatviai, laikydamėsi už rankų, rankom, rankenų ir dar mano kojos ilgesnės, tai jos kabino medžius alėjoje esančius apačioje. Tai gerai, kad neužsikabinai iš šakos tiesiog ir nepasilikai. Bet taip faina paskui buvo būti išgyvenus, žinok. Jau, tas tau, rizika. Vėlgi. Jo. Gerai, tada kada buvai arčiausiai muštynių? Kada buvau arčiausiai? Ar esi šiaip gal pats dalyvavęs muštynės? Tai ten tokių mokyklos laikais, ten kažką, bet taip irgi daugiau mažiau šalia. Aš kažkaip ne, mane liežuvis įveda į daug situacijų. Ir išveda į daug situacijų. Tai ką žinau, UTMA, visada buvęs šalia muštynių. Ar tokai. Tada dažniausiai kažkaip tai ten, jeigu kažkas ten su draugais, tai ten paspręsdavau kokias nors situacijas. Kad pats taip normaliai. Ar tau, nežinau, kas yra siūlės, tau kažkas į galvą siūlės? Taip ir galvoju. Taip, yra. Yra buvęs toks atvejis, taip. Šitos istorijos niekada niekam nesupasakojęs, bet tai irgi jau neturiu ką prarasti toj vietoj. Tai kažkada tai vyko 3 prieš 3 krepšinis, tuo metu
tuo krepšiniu ir jo egzistavimu labai nepatenkintas buvo toksai vienas, sakykime, Lietuvos krepšinio lygos prezidentas, kuriam man dar tuo metu teko dirbti, nu, jis kažkaip ant manęs asmeniškai pyko, kad aš čia ten pinigus vagiu ar whatever, nu, ten kažkaip nesąmonė, absoliučiai. Ir jisai jau taip įsidrasinęs po iškilmingų pietų kažkur ten netoli esančiame kokiame nors restorane, už tai gal irgi ten, nežinau, aukso dulkiam ir gėrimais atėjo pasiūlyti man pasimušti krūmuose prie Jūratės ir Kastyčio skvero. Taip, gražiai. Būtų toks, nu tikrai, jo, man tuo metu buvo kiek ten, nu leksika buvo aišku kiek kitokia vartojama, bet tuo metu man buvo kiek kokie 20, čia buvo 26 gal metai, nu kažkas tai tokio. Žinau, gal 66. O ką tu jam atsakėjai? Aš kaip ir būčiau sutikęs visai, bet ten buvo aplinkinių, kurie situaciją amortizavo. Sakė, nelabai gera gal idėja. Gal nelabai gera mintis ir tai, ką įsivyravo. Gerai. Tada, kada esi buvęs arčiausiai švento žmogaus? Va, ir čia bus prie vieno stalo su kuo sėdėta. Valdas Adamkus. Prašau, ar gali trumpai papasakoti, kas vyko? Galiu. Ten viskas, manau, pasakotina ir vieša. Apskritai, šiaip jeigu reikėtų kalbėti apie autoritetus gyvenime ir taip toliau, arba ten kokius politikos idealus, labai mažai aš jų randu ir tikrai gali kažkokį konkretų dalyką išmokti iš žmonių, bet kad pozicionuoti kaip autoritetą būtų sudėtinga, Valdą Adamkų aš laikyčiau tokiu absoliučiai, pagal visus įmanomus parametrus, tiek nežinau, tiek praktikoje, tiek teorijoje, tiek kalbant apie pažiūras, tiek kalbant apie veiksmus ir apie visą kitą, tiek apie laikyseną apskritai. Ir žinok, jaučiasi tokia aura, kad tu esi šalia bene švento žmogaus. Tai jisai buvo, vieną kartą aš jį kalbinau, tokiam gan ilgam interviu, vėl tai pačiai daug kartų minėtai krepšinio šimtmečio dokumentikai. Kažkaip daug mano vietos mano gyvenime užėmė, nes ten 10 valandų turinio iš viso sukūrėm, nu, tai buvo ką veikti. Ir porą metų kūrėm. Tai va tada pirmą kartą Turniškėse teko lankytis, buvo gal 35 laipsniai šilumos, jisai ant saulės atlaikė, žodžiu, sėkmingai visą interviu ir po to mus pakvietė tiesiog išgerti vyno ir pokalbis buvo toks labai, tikrai ne kažkoks ten, nu, žinai, kaip va, čia su senu žmogum kažką šnekam. Tikrai toks buvo labai fainas, lengvas ir visa kita. Tada jisai, kadangi mes turėjom partnerystę 3x3 krepšinio, kai dar ten dirbau, su Vytauto Didžiojo universitetu, tai Valdas Adamkus buvo irgi susijęs per tai su VDU, kad ten jo sporto centras, jo vardo sporto centras egzistuoja. Ir jisai tapo globėjų ten mūsų, žodžiu, kelio į olimpinės žaidynės. Ir vieną kartą atkeliavo išlydėti mūsų rinktinių vyrų ir moterų, nu, žodžiu, į čempionatus. Ten, tuo metu ne olimpinius, bet Europos pasaulio, Europos čempionatų. Tai labai jau sužavėjo tas, kad žmogus buvo ranka pasirašęs visą kalbą. O, geras. Ir ją deliverino neskaitydamas. Geras. Tiesiog atėjo kelių linijom sąsiuvinio lapų pasirašęs ir deliverino tą kalbą. Vis dėlto tik tai kartais užmesdamas sakė, būdamas 97 kokių 6 metų tada. Paskui buvo dar porą kartų apsilankyta pas jį Turniškėse, ten irgi kažkur tai, man atrodo, išlydėti olimpinės, o paskui laimėjom tos bronzos medalius, tai jau visą ten delegaciją, krepšininkus ir visą kitą jis irgi priėmė Turniškėse. Tai turbūt įspūdingiausias dalykas, kurį teko patirti, kad savo rankom žmogus, jis turi tokį firminį prezidentinį kokteilį. Jį sumaišė ir pavaišino visus po kokius 2 po 3, savom rankom kokius iš viso 30 vienetų, žodžiu, sutvėrė. Tai į jį eina 2 pirštai nealkoholinio viskio, 2 extra dry nealkoholinio martinio ir laimas. Nu tai tas prezidentinis yra toksai irgi ekstra galingas, bet Valdas kokius 2-3 jo sudarojęs kartu su mumis. Visiškai, ta prasme, dar norėjo pabūti, sako, bet jau Božena man sakys, kad reikia mėgoti, tai... Bet aš sėdėčiau, sako, ką man veikti, man tai dabar bendrauti. Wow, tikrai įspūdingas, tikrai šventas žmogus. Taip, va čia. Gerai, toliau pagyros Las Vegase susirašęs, kada arčiausias turės gal baisiausias pagyras, arba kai atsikeli ir toks, aš nežinau, kur aš esu. Kad visiškai nežinočiau, esu, gal nėra buvę.
Bet pagalvokime. Nu, esu turėjęs tokių įvykių, kurie klostosi panašiai kaip pagiras Las Vegase. Jau minėjai, kad šiaip Kaunas yra Lietuvos Las Vegasas, tai gal Kaune vyko. Jo, kad ten iš ryto, taip ten kažkas, tai ten, wow, tai ne, gal, nežinau, neypatingai. Nebent tą pačią Odesą 2018 metų reikia paminėti, nes mes tuo pačiu metu, ta prasme, grįždavom navo tik pamiegot ir neperjungiam kondicionieriaus nuo 16 laipsnių. Tai tuo pačiu visiems dar sukilo ir temperatūra virš 38 ir, ta prasme, atrodo, ir purta ten ir nuo to, nu toks labai buvo. Jo, toks gal... Skamba kaip prasta savijauta. Labai prasta savijauta, taip. Tai va toks gal buvo momentėlis. Dar kažkada, tai mes keliavom į San Antonijų esantį Teksase filmuot. Dariaus Songailos interviu, jisai tuo metu dirbo San Antonijaus Spurs, dabar dirba, kaip žinia, Šiauliuose. Ir mano draugas ir kolega, vykdantysis prodiuseris dokumentikos, po to interviu gavo skambutį iš savo kambarioko, kuris grįžo iš Tūso. Ką tik, nes skiriasi laiko juostos. Ir sako, kur jūs esat? Sako, San Antonijui. Sako, ten yra Sigis. Kiek žinau. O pas Sigį tas žmogus yra dirbęs work and travel, dar kai Sigis buvo barų magnatas Vašingtone. Sigis žmonos iš Vašingtono, kadangi private jetais per dažnai kursuodavo į Las Vegasą, buvo iškraustytas į atokų į San Antonijų. Ir tada buvo toks gal labiausiai, kaip filme momentas, nes atvyko Sigis, neprieštaravo, jūs sakėt, čia nėra San Antonijų jokių lietuvių, jeigu tik yra lietuvių, atvažiuoju. Varom. Atvyko Sigis, ir Sigis mums pradėjo rodyti naktinį San Antonijų, mes atėjome į kažkokį. O jis žino. O Sigis, tai ten sakė, jeigu būtume Vašingtone, tai tu iš vis pamatytum ten, arba dar Los Andželė, ten žodžiu viską žino. Bet San Antonijui jis ir tai atrado, nes ten pasirodo yra nuo berods Venecijos nukopijuotas gatvių kompleksas ir jį tu įeini taip, tu ateini kažkokį prekybcentrį, kaip ten atrodo, nežinau, tokia net ne Akropolių, bet kokią, Kedrų Rimeką, žinai. Ateini, leidėsi eskalatorium žemyn ir kai iškyli, prieš tave atsiveria Italija. Ei. Greita kelionė. Toks emblema, tikrai galvoju, biški vaidenas, žinai, gal jau. Ir aš esu ten tikrai buvęs mieste, ten ar šalia, ar matęs, kaip tai vyksta ten Lietuvoje su daug garsių žmonių, bet kad viskas atrodytų taip, kaip atrodė Sigiui San Antonijui, aš tikrai dar nesu matęs. Nes koks 100 žmonių, mes ėjom kaip per filmą, tikrai atrodė, kad kažkoks ten kaip setas sustatytas, tokių, žinai, kur eini ir tau pitakos duoda iš abiejų šonų. Žmonės visi ten, yo, what up, Ziggy, ei, ten sėdom, visur kurėjom, visus žino, ten apsauginius, ten viską, žodžiu, neįtikėtina. Ok, reikia pažinoti Sigį savo gyvenimą. Taip. Tai we had a wild night with Sigis San Antonijui. Geras, nice, užskaitau šitą, tikrai pageras Las Vegase. Gerai, kada galbūt paskutinį kartą jauteisi ne savo vietoje? Ne savo vietoje jaučiausi, kai reikėjo rutininius Facebook'o postus rašyti krašto apsaugos ministerijoje. Man apskritai norisi komunikuoti tada, kada norisi komunikuoti, rutininė komunikacija arba ne krizių komunikacija man yra šiek tiek toks svetimas dalykas ir ten, kur ar vienas žodis taip ar kitaip, aš žinau, kad tai svarbu, yra auditorijų, kuriuom tai svarbu, bet aš niekada gyvenime savęs neįtikinsiu, kad tai yra iš tikrųjų svarbu, nes, paskaitykit antrą kartą ir suprasit. Šiaip, kai žmonės perklausė ten kokį aišku gan dalyką, dar jeigu pasakai, tai gerai, bet jeigu tu parašai, pavyzdžiui, mailą ar dar kažkur, ir žmonės tikrai užtektų antrą kartą paskaityti, bet perklausė. Ir man tas toksai, ten toks vienas žodelis ar kitas žodelis, aš tikrai, sakau, suprantu, kad yra žmonių, kur moka tai daryti ir kurių atžvilgių svarbu tai daryti ir kuriems svarbu skaityti, kad vienai ten biškiai ar kitaip parašyta, ar ten ginkluotės sistemos pavadinimas toks ten ar kitoks, nors čia gerai, čia yra techninis dalykas, svarbu, bet ten, dieve, ten ar prasmingas susitikimas, ar svarbus susitikimas su užsienio delegacija, man tiesą sakant tikrai vienodai šviečia ir čia yra visiškai ne mano dalykas. Supratau, labai aišku atsakymą, turėjau, labai džiaugiuosi. Gerai, tada kada jauteisi, kad esi toliausiai nuo namų? Tai galbūt kažkur keliavai arba gali ir netiesioginę prasme. Kada nesijautėjai? Čia aišku, bet gal labiau aš norėčiau apie keliones, kad man papasakotum, kur esi galbūt toliausiai
nukeliavęs? Tai ką žinau, turbūt Japonijoje, bet aš labai jaukiai jaučiuosi šiaip visur, kur nukeliauju. Toliausiai nuo namų, tai kur aš ką žinau, galėjau jaustis. Nu, esu buvęs kažkada tai dar, kai, žinai, ten sportas vykdavo. O kai ten krepšinis kažkur tai vyksta, tai ten, nu, žinai, dar Eurolyga iki 2020, aš jau teisinas, Eurolyga iki 2022 metų vyko su rusų klubais. Tai lygiai taip pat ir 3-3 krepšinis, ten esu buvęs 2 kartus 2019 berods metais Sankt Peterburge. Nu, tai ten, ta prasme, nu, tada tu supranti, kad su Rusija tu labai mažai bendro norėtum turėti, nes tokia blemba, nu slogu yra labai ir toksai viskas ten, bledina. Man Putinas šią asmeniškai, žinai, perdulinkė. Nu, kažkaip. Tokia visuomenė, su kuria tu nieko bendro nenorėtum turėti. Japonijoje ten kokioj, jeigu ten toli teko būti, arba Amerikoje, kur tu kartais jautiesi vidury niekur. Nu, man vis tiek, Amerikoje tai visur vyksta vis tiek filmas ir šou, man puiku yra. Ja. Bet kur tu sustosi, ten degaliniai, puikiai programa, nu, tikrai labai teatrališkai. Gyvena gyvenimą. Taip. Tai ten aš jau visą laiką taip jaučiausi, kaip man jeigu kažkas vyksta ir yra užpildyta turinio, aš jaučiuosi labai jaukiai. Aš galvoju, tu gal mėgsi būti tokia, ne tik dėmesio centre, bet mėgsi būti, kur vyksta veiksmas, esminis kažkoks veiksmas. Taip, visiškai tiesa. O toliausiai Japonijoje, bet ten man irgi, man ten tai patiko. Aš dar noriu Japonijos, man irgi tokia atrodo žavinga. Maistas tai yra tiesiog kolego operatorius, tai ten, nežinau, man atrodo, gal ir pirko kažką tai vaistinai, bet bent jau buvo išradęs teoriją, kad geriausias probiotikas yra alus, tai jį gerdavo net ne tam, kad alų gertų, bet tam, kad greičiau nuslinktų ir galėtų vėl valgyti. Ir valgydavo 7 kartus per dieną. Nes ten tiek visko ir tai viskas skanu. Batonas 7-Eleven yra su tiek skonio stipriklių, bet yra wow. Aš vien dėl maisto norėčiau Japoniją nuvarytis, man atrodo, kad jie turi tikrai visiškai įspūdingus skonius. Ką aš dar susišiau, kada buvai arčiausiai mistikos ir burtų? Aš nežinau, pavyzdžiui, kiek tu susijęs, kiek tu, pavyzdžiui, gal tiki horoskopus, gal skaitai. Gal esi pas burėją buvęs? Nuo mistikos ir burtų aš manau, kad nesu buvęs pas burėją, nebent ten kas nors šiaip iš lempos ten kažką tai pradėdavo pasakoti. Užbūrė tave. Ne, aš manau, kad aš esu toliausiai nuo mistikos ir burtų ir, nežinau, aš neturiu jokių duomenų, kad tai būtų legit veikla. Jeigu kas nors turi, tai tegu man parodo reprezentatyvius kokius nors duomenis, pagal kurios turbūt galima ten bent jau empiriškai nustatyti, kiek tai tiesa, kiek tai ne. Tai esu, nežinau, labai, labai toli nuo to. Nežinau. Kai kas gal sakytų, kad filosofija yra mistika ir burtai, tai man atrodo, kad tai yra dalykas, kur kaip tik apibrėžia gal normaliai teoriškai, kad tai yra nesąmonė, tai esu buvęs arti filosofijos, kaip tokios politikos mokslus, kai studijavau, buvau susikeitęs didžiąją dalį disciplinų į filosofijos fakultetą ir esu labai nemažai ten praėjęs, kaip žinia, diplomų tai neįrodyta, bet esu domėjęsis entuziastingai ten ir skaitęs, bet tai nėra nei mistika, nei burtai, o mistika ir burtai tai man yra, aš nežinau, kam to reikia, tai kam ten žinot? Jeigu jau ten gali žinoti. Įdomesnis gyvenimas. Man taip pakanka tų įdomybių. Aš tiesą mačiau, aš nežinau, kad tokia laida egzistuoja, bet vakar kaip tik yra toksai kanalas TV3 Plus ir ten prie kažkokios sienos Naglis Šulyje, kažkokia nežinoma dainininkė pasisodinės, jai aiškina, kad jos tikrai laukia šis tas daugiau. Kad ji bus tikrai ne tik tai dainininkė. Aš galiu tau paaiškinti šitą. Taip, bet gal ir produsavimas šalia, ten dar kažkas, tai man tai yra taip baisu ir taip nesažininga tų žmonių atžvilgių, kurių teigiama. Bet žinai, vėlgi, yra žmonės, kurie nori sužinoti, jie nori, kad jiem pasakytų, kad bus geriau. Jie nori tos vilties galbūt gyvenime ir Naglis Šulyje tą suteikia. Jo, bet tai žinai, čia nelabai sunku pačiam sugalvoti. Aišku, pats žmogus gal save sunkiau įtikina negu ten tokiu hipnotizuojančiu balsu, kalbantis šalia esantis šarlatanas. Malonu išgirsti malonius dalykus, kodėl ne? Aišku, jeigu pasakytų kažką liūdnesnio, jau tada sunkiau. Bet žodžiu, tu visiškai netikai. Tau reikia visko, kas būtų faktais rodyta, taip? Ne, tai ne visko yra dalykų ten, kurių faktais negali rodyti, ten tokie teoriniai klausimai, kaip kad kur yra pažinimo riba, ar tu ten žinai iki galo, ką pats pažįsti ir visi kitą. Bet vaiduokliais netiki iš esmės.
Ne, tai čia yra netikėjimo. Jeigu kas nors tau papasako apie objektą, kurį tu gali matyti, jausti, arba į bet kurį žmogaus pojūtį jis yra atremtas, tai tada tu jį gali nustatyti, arba negali jo nustatyti. Tada daryk tyrimus, kol nustatysi. Tai tik tai tokie klausimai, kurie susiję ten su būties ir pažinimo ribom ir yra empiriškai nepatikrinami, yra legit, nes jie užsidaro savyje, arba išsiplečia savyje, arba tu juos apibrėži tikėjimu. Bet ten vaidokliukas, kuris turi baltą pavydalą, tai arba tu jį nufotkink, arba jo nėra. Aš tikrai visada laukiu, aš esu atviras, kad man kas nors įrodytų. Gal kažkada tau atsiūs fotkę. Ir tada aš iš karto pripažinsiu, kad jie egzistuoja. Arba bus AI sukurta fotkė. Vėlgi. Taip. Gerai, kada buvai arčiausiai visko metimo ir gyvenimo pakeitimo kardinaliai, gal nežinau, galvoju, išvyksiu į džiunglės, viskas, dabar bus šamanas. Vėlgi mistika. Oi, niekada tokių minčių nesuturėjęs, kad ten reikia kažkur toliau vykti. Šiaip atostogų nelabai suturėjęs iki dabar tokio laisvesnio gyvenimo grafiko, nes visur keliaudavau su darbu, su filmavimais kažkokiais arba ten krepšiniu. Ir man tai būdavo geriausios atostogos, todėl kad yra iš karto žmonių, kuriuos tu pažįsti, atmosfera tokia jau tau. Ir Sigis iš kažkur atsiranda. Ir Sigis atsiranda kažkokių keis dalykų, visada nutinka, nes kažkas pažįsta kažką ir taip toliau. Tai labai patikdavo ir nebūdavo atostogų poreikio taip keliauti. Dabar čia buvau Tenerifei savaitę tokiuose pasyvesnėse, žinai, atostogose. Nusipelniai vis tiek. Pirmą kartą. Bet šiandien dėl to, kad kažkur norėjusi bėgti ar panašiai. Šiaip sudėtingiausias laikotarpis turbūt buvo. Kaip žinia, sportas visada yra nepelninga veikla. Ir visą laiką esi tokiam prašymo vaidmenį, nes tai ir komerciškai, jeigu kas nors, gerai, Žalgiris turbūt yra išskirtis, nes turi tokią brendo vertę, kuri yra, žinai, suformuota nuo 1940, jau pameluoti, 4 metų. Tai čia yra taip, bet visas kitas sportas, mano atveju, buvo 3x3 krepšinis. Tai ten rėmėjai tikrai remia ne dėl to, kad gautų naudą, o jeigu rems dėl to, kad gautų naudą, tai visada liks nusivylę, nes tos naudos sugeneruoti neįmanoma. Tai yra, aš labai norėčiau, kaip sakoma, paguost visus kolegas, kurie dirba sporte, kad jie gal kuria realią komercinę vertę, bet dažniausiai išskyrus retus atvejus ne. Ja. Kartais ten kažkoks sportininko įvaizdis atskiras, arba ten title rėmimas, jeigu nėra kitų galimybių, kaip yra su bettingais. Galbūt, bet šiaip vidutinis ten rėmėjas, žodžiu, tragedija. Ir tu turi tokiam tam funkcionuoti ir dažnai tu įpuoli ir rizikuoji kartais, nes tau reikia tuo pat metu ir sportinių rezultatų. Mūsų atveju mums reikėjo patekti į olimpinės. Tai tu rizikuoji, leidi pinigus ir tu nežinai, ar ten jų bus. Tai turbūt sudėtingiausias laikotarpis buvo tada, kai ta 3x3 krepšinio asociacija mūsų turėjo kokius ten 200,000 eurų minuso, tai tikrai. Tai tada tu turi labai daug laviruoti visur, ten dėrėti su visais, kad kažkas palauktų, kad kažkas ten duotų kažko prašyti. Tokia labai daug nekomfortiškų ir beviltiškų situacijų tave stumia, bet dabar mano žiniom viskas ten yra puiku, viskas ir olimpinės pasiekė, ir tada dvigubas džiaugsmas, žinai, kad susitvarkė viskas galų gale. Tai ir olimpinės yra, ir organizacija nerestruktūrizuota, nebankrutavus egzistuoja, žodžiu, viskas yra gerai. Gerai, Ignai, aš manau, kad mes keliausim po truputį pabaigą. Gal tuos antrus kokteilius, kaip sakant, už kadrų išgersim. Galim greitai, žiūrėk, šitus pabaigti ir dabar greitai antrą ir tada pabaigą. Padarysi? Jis va čia su tais auksais. Matai, aš tai taip nedugnuočiau, bet svečias liepia, tai... Kokia pagarba svečiams. Visada aš turiu pagal svečią žiūrėti tą visą lygį, žinai. Čia grinai, kur žinai. Palauk, kas čia sakė. Kučinskas žiūrėjau Klajumo podcast'ą. Kad geri ne dėl savęs, dėl auditorijos, žinai, kad jai būtų geriau. Realiai taip. Nes aš tai sakau pasiruošęs, man viskas gerai. Gerai, bet mes manau, kad galim tęsti įneš tos kokteilius, įneš viskas tvarkoja. Gerai, to peržvelgiu, tik ko aš dar tavęs nepaklausiu. Kalbėjom apie žmonės, kurie yra, kaip sakant, šventieji ir panašiai. Ir tu pats esi kažkada minėjęs viename interviu, kad norėtum būti žmogus legenda. Buvo toks taip. Ar vis dar laikais iš tos pozicijos ir ko tau trūksta iki legendos statuso? Kaip tik vakar su Edmundu Kučinsku žiūrėjau podcast'ą. Ir ten buvo, manau, visai neblogai apibrėžta, kad jau kiti papasakos, ar tapai tą legendą ar ne. Nes tai yra neapčiuopiamas dalykas ir susideda iš daug neapčiuopiamų dalykų. Bet turi kažkokį tam tikrą pėdsaką ir tam tikrą įspūdį būti palikęs žmonėm.
Tai aš visai norėčiau, čia ten toks aišku buvo pusiau humoristinis atsakymas. Bet žinai, bet aš noriu, kad viskas, ką darau, ne tai, kad ten grožėkitės ir gerėkitės manim ir ten, o Dieve tu mano, tai toks, žinai, narcisistinio tipo dėmesio siekis man gal ne visai, bet aš tokį efektą kažkokį, tokį šou, žinai, masinį dalyvavimą tame šou, įspūdį kažkokį, tai visą laiką noriu sukurti, kad viskas būtų ganėtinai tokiam aukštos energijos registre, kas vyksta su mano gyvenimu ir tikrai paliktų gerą, didelį ir teigiamą pėdsaką, kad ir trumpam laiko tarpe kitų gyvenimuose. Kas aš manau, kad tau šiaip pavyksta. Aišku, čia, kaip tu sakai, gal gyvenimo pabaigoje kažkas pasakys, ar tu legenda ar ne legenda, save vertinti labai sunku. Aš manau, kad dabar bent jau UTMA pasaulyje esi legenda. Galima sakyti, tas yra, žinai, tikrai pasaulis yra tam tikras, tu jau esi vis tiek, kaip minėjau, talismanas, bet šiaip žmogus, kuris, manau, yra neatsiejamas bent jau nuo šito dalyko, aišku, ir krepšinį, žodžiu, daug kur tu ką palieti, sakau, viskas virsta auksu. Visur palieki savo pėdsaką. Kokius žmonės galbūt tu pats dar įvardintum kaip legendomis? Aš suprantu, kad Adamkus jau įeitų į šitą poziciją. Jo, tai visiškai taip. Man jis tokia visą apimanti legenda. O šiaip savo srityse tų legendų, yra bent po keletą, nežinau. Kokią sritį pasirinkim? Krepšinis. Narvydas Sabonis, Šarūnas Jasikevičius, pirmi du ateinantis į galvą. Jeigu iš pasaulio, tai ten dar daugiau prigalvočiau, bet man dar trečias dar toks, man jisai asmeninė yra legenda, nes aš pirmą kartą 2003 žiūrėjau Europos krepšinio čempionatą, tada ir pamėgau krepšinį, tai ten buvo, aišku, ten visa rinktinė atrodė puikiai, bet du turbūt ryškiausi žaidėjai buvo rinktinė Jasikevičius ir Arvydas Macijauskas, kuris tapo tokia gal ne iki galo išsipildžiusią legendą, bet man dar labiau legendinis statusas, nes aš jau būdamas ne vaikas, jo žaidžiančio ir krepšinyje nemačiau. Tai man toks nors teko ir gyvai pabendrauti ir labai fainai, bet man jisai visiškai, jeigu mes jau kalbėjome apie tos žmonės, kuriuos sutinki ir kažkaip gyvenimas pasikeičia. Bet yra žmonės, kurių tu nesutinki ir nuo jų gyvenimas pasikeičia. Tai čia turbūt, mano atveju, kokį Jasikevičių ir Macijauską taip galėtume įvardinti, nes nuo to efekto, kuris tuo metu įelektrino visą Lietuvą, Europos krepšinio čempionato auksas ir kuris matėsi per televizorių, per ką tu daug kas gimė ir kūrėsi tavo gyvenime, nuo jų to tokio palikto pėdsako, paskui labai daug dalykų susiklosti gyvenime, žinai. Ir trečias tais metais, ten trečias, ne trečias, bet tais metais dar vienas žmogus, irgi Rolandas Paksas paliko tokį pėdsaką mano gyvenime, žinai. Bet neteigiamą prasme, dėl to, kad vyko jo apkalta ir tai buvo geriausia televizijos laida. Nes tuo metu. Prašau, gali gėrimus įnešti į sceną, nes tu esi minėjęs, kad tau buvo gal 7 metai, kai buvo Pakso ta apkalta ir kad tave šitas visas įvykis patraukė į politiką. Tai žodžiu, Paksui gali būti dėkingas už tai, kad jis prisidirbo ir tai nunešė tave į šitą politikos pusę, ar ne? Jo, aš ten, jis kai nusipirko Dariaus ir Girėno lėktuvo atitikmenį, aš esu, man atrodo, jam sakęs net tai, nes kalbint man jį tekė yra gyvenime. Jo, tai, šiaip aš manau, kad, kaip sakoma, Lietuva yra padaręs labai daug žalos, bet per tai kažkaip, aš tikrai susidomėjau politiką, nes tai buvo didžiulio rezonanso įvykis. 2003 metais, jeigu aš nepameluosiu, tai balandį gal prasidėjo apkalta. Kažkas tai tokio, nes berods vasarį buvo inauguruotas ir paskui netrukus jo apkalta ir tada buvo nušalintas 2004 balandį. Tai biškai vėliau ten. Žodžiu, bet 2003 metai tai buvo ir man dar, kadangi gruodis sueina, man metai, kai sueina, tai dar nebuvo suėjo 8, tai dar buvo 7. Bet paskui perkopė mirė 8 metus ir visa kita. Jau nuo tada matėsi, kad tu nori būti tam įvykių centre. Tave taip domina tai, kas, žinai, yra dabar svarbu Lietuvai. Taip. Tai čia šiaip nice dalykas. Ir tada, kaip sakant, su šitom mūsų naujosiamis taurėmis, aš jau vis tiek važiuoju tą pokalbį pabaigą, aš noriu paklausti tavęs, kas dar laukia Igno?
gyvenime. Kokie dar iššūkiai, kokių galbūt pats norėtum pats sukurti kažkokį, nežinau, milžinišką projektą, o gal nenorėtum gal norėtum jau ramiai, kaip sakant, gyventi. Tai dabar mane Burgailai tikino, kad kadangi visus turtingų žmonių hobius jau išbandžiau, dar vieną draugą turėjau, kuris iš manęs dėl to tyčiodavosi, žinai, ten sportas vos net iš savo pinigų tą daryti, ten, žinai, dar kažką. Nu tai paprastai jau, kai šarmų ir rūgščių pusiausvėra sutrinka organizme, ten 50 metų milijonieriai imasi tokių projektų, ten kaip savo komandos, ten dar kažkas, tai man iš arti teko prisilies, nors buvo ir šalia, žinoma, kitų kolegų, bet nuo ganėtinai anksti. Ten, olimpinėse, bronzos medalio pasiekti, pats nežaidžiau, aišku, bet buvau tos organizacijos dalim. Prisilietėjai vis tiek. Prisiliečiau ir 6 metus jau link to ir pavyko. Tai tas jau padaryta, tai dabar jau liko ten sėkmingų startupų visokių sutverti, tai žinai, dabar eksploriname kvepalų pasaulį. Aha, aš tai girdėjau. Jo, kitų ten luxury items visokių gali ten rastis ir, žinai, ir visokių ten funkcinių dabar, nežinau, koks geriausias miego šotas dabar, bandom atsakyti klausimą. Okay. Vyšnių jau ragavom, gal obuolinių paragausim ir taip toliau. Nu tai žodžiu, tai visas tokio tipo, ten beauty and wellness produktai. Šiaip girdėjau, kad prieš miegą gerai labai kivius valgyti, gali daryti kivių šotą, jeigu darys. Ok, gera, puikiai idėja. Nes kiviai turi ten tokio melatonino. Natūralaus kažkokio. Kažkokio natūralaus, kad reikia 2 kivius prieš miegą ir tada, žodžiu, geriau užmigti. Tai va. Štai wow, nu gerai. Gerai. Tai gerai, tai žodžiu, tu, kaip sakant, esi dar žmogus, kuriam šviesi ateitis. Tu viską greitai išmandai, daug toks ekspresyvus žmogus, šiaip labai įdomi asmenybė, manau, kad esi ir manau, kad ir žiūrovams bus smagu tave pažinti šiandien šiek tiek daugiau ir ačiū tau, kad atėjai. Ir tikiuosi dar, kaip sakant, susitiksim, galiausiai, kai sakai, ties 50 bus kažkokia gal gyvenimo krizė, tai atidarys tą restoraną, kad ir bus nepelningas, vis tiek bus pas Igną, galim tų kepsnių pavalgyti. Taip, tokia yra galimybė, žinai, tada jau, kai atsilaisvins lėšų kažkiek, tai vis tiek visus užnešant tą restoraną. Jo, vis tiek vienaip ar kitaip reikia išbandyti save ir pabankrutuoti ir padaryti, nu žinai, čia ne vienas bandęs, ne vienas dar bandys, tai gal tu būsi vienas iš tų, bet manau, kad sėkmingai ir padarysi. Tai, žodžiu, sėkmės tau visame kame ir smagu tave pažinti. Ačiū, aš ką tik sugalvojau, žinok, restorano konceptą. Sakyk. Reiktų tokį All Stars padaryti, kur dirbtų visi žmonės, kurie svajojo kažkada savo gyvenimo eigoje turėti atidaryti restoraną ir labai daug yra tokių garsių, kurie gal kažkada tai išeis į pensiją. Nu, pavyzdžiui, yra sakęs Zuokas, kad 70 metų norėtų pilstyti gėrimus prie baro. Gerai, prašau. Prašau, barmenas. Jau turim barmeną, ne? Ten, kažkada tai, man atrodo, Jasikevičius yra irgi turėjęs netgi savo restoraną Barcelonoje, bet irgi, jisai Circle K yra ten dirbęs už kasos kažkada, tai tipo reklamos kampanija. Ar Makė, nu kažkur tai. Irgi turi puikių įgūdžių ir aš net nebejoju, kad mes rastume labai daug tokių su panašiom svajonėm. Šiaip būtų visiškai top restoranas, manau. Iškart 3 Mišelinai. Tai va, tai personalė sukurti. Man su žmonėm geriausiai sekasi. Labai gerai. Tai, žodžiu, ačiū tau labai dar kartelį. Gerai. Iki kitų kartų. Iki greitų. Yay. I just wanna have fun, turn around